Badass pokalbiai apie žinių badą. Šiandieną susitinkame nuostabaus paveikslo fone, kaip ir visus kitus prieš tai buvusius pokalbius, ir nusprendžiau pakviesti jo autorių, Audrių Karečką. Jau tave matau aš taip, kurį iš gilio pajauto drąsa ir moste ir spalvoj, ramybė ir aistra šviesoj. Esi jautrus, ramus ir iškalbus, ypač tekste, kurį pieši, savo minčių verpetų sukūrį. Sakyk, eiliuok, parodyk ir pailiustruok, ką atradai per tuos metus, kuriuos stebėjai, kūrei tu. Audriau, 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 Audriau. Kai pradėti tada tą apie save pasakojimą, tai greičiausiai reikėtų turbūt kalbėti apie tam tikrą prigimtį. Kaip aš savo įsivardinau. Įsivardinau, kad aš esu tokios meniškos. Mano bazinė prigimtis tokia yra meniška. Tai matyt, tada ir santykis su pasauliu, su aplinka yra labiau per kūrybą. Taip. Tai ir tada medija jau nebeturi tokios labai didelės svarbos, nebent tu kažkaip kryptingai koncentruojasi į, jeigu tėvai nukreipia, pats labai koncentruojasi, pasirenki dailę, tai tikėtina, kad tu kažkaip ten toj dailėje ir pasieksi galbūt kažkokių dalykų, arba bent jau gerai jausis. Taip. Kas yra svarbu. Aš tokio labai gal daug ką bandžiau, nuo pat vaikystės labai daug ką bandžiau, bet ir rašiau irgi nuo vaikystės. Ir rašiau, ir piešiau, tik tai turbūt ir šokau netgi, tai man labai buvo netikėta, kai tu sakai, kad gal šoksim. Tai aš atsimenu savo vaiką, tai labai mėgau šokti. Kaip būdamas vaiku, kažkodėl mėgau šokti. Tiesiog pasileisdai muzikos ir... Tai žinai, tais laikais greičiausia radija buvo ta didžiulė kokia nors sveikinimo koncertai, nes muzika apskritai buvo, tu sakai, žinių badas, man buvo badas, muzikos, pavyzdžiui, buvo badas. Aš labai norėdavau ir gaudydavau kiekvieną galimybę kažko paklausyti. Ir tos galimybės buvo labai ribotos tuo metu paklausyti. Tai, tarkim, kadangi jau, sakykime, 16 metų pragyvenau toj okupuotoj Lietuvoje, tai mano atminty yra taip, kad aš savaitę laukiu sekmadienio ir tada per pirmą Maskvą, taip vadinam tą kanalą, per pirmą Maskvą buvo rytinis paštas, rusiškai utrinė počta, pusvalandžio ilgio laida, kur, ten, sakykime, to laiko kažkokios estrados žvaigždės, ar grupės, ar dar kažkas, ir gale palikdavo 5 minutės, į kurias tilpdavo 1 arba 2 gabalai užsienietiškos kažkokios grupės. Tai jeigu įsivaizduoti tą normą, muzikos užsienietiškos, tai buvo 1 gabalas per savaitę, ką tu galėjai išgirsti. Ir tai dar vis tiek tai yra cenzūruoti dalykai ir kažkokios palankios režimui grupės, arba tik tai tos praeidavo ir tik tai tas transliuodavo. Tarkim, italai, matyt, buvo labai draugai, tai dėl to pas mus ta buvo italų banga muzikos. Visi Pupo, Toto Cotugno, Celentano ir taip toliau. Tai neatsitiktinai. Ir paskui, kai jau atsirado, kažką jau praleido jau anglakalbė, tai buvo labai keista klausyti, nes atrodo ta kalba visai netinkama muzikai. Nes tai jau susiformavai, kad yra kažkokia itališkos muzikos. Aišku, ten giminaičiai pusbrolis turėjo magnetofoną ir ten kažką įsirašydavo, leisdavo paklausyti. Bet visumoje tai buvo tokio kažkokio bado. Ir aišku, paskui buvo plokštelės, kurios irgi tik tai jau šiek tiek atšilus tam laikui pradėjo perleidinėti kažkokias vakarietiškas
tokio vieno šablono Taip. buvo plokštelės, kur nuotraukytė, ten kažkas, tai iš ten tik tai pradėjom sužinoti, kad yra tokie Queenai, kad ten Elton Johnas ar dar kažkas. Tai muzika buvo labai svarbi, bet kažkaip nebuvo tos labai gal tokios krypties, nes norėjosi visur save išbandyti. Aš ir dainavau, ir šokau, ir rašiau, ir literatūrinę klasę norėjau. Ir vienus metus lankiau, bet paskui išėjau iš mokyklos. Tai Skamba kažkaip išėjau tiesiog iš mokyklos į kitą perėją. Išėjau į vakarinę mokyklą ir dirbau. 10 baigiau dar vidurinį ir po 10 išėjau dirbti į fabriką. Ir dirbau fabrike nuo 15 metų. Kokiam fabrike? To aš tą pasakysiu. Ką gamino tiksliau? Vienu žodžiu, jeigu trumpai, tai statybom pritaikyti dažymo aparatai, kur tokie vienas pumpuoja, o kitas su tokia meška yra dažo. Nu tai va, tai aš tenai buvau vienas iš tų darbuotojų, ten labai tokį negudrų darbą dirbau, bet man labai patiko ir aš kažkaip mes vargingai gyvenom ir nusprendžiau, kad laikas man mest. Jau tą tokį jau čia reikšmingą įsilaimą ir pradėti dirbti ir labai to džiaugiausi, nes pakankamai gerai uždirbau. Tai viskas va taip ir nukeliavo ir paskui buvau susigalvojęs, kad man buvo tarp tokių svėrių, tarp dviejų dalykų, kad menotyra arba ekonomika. Dar tas ir laikas buvo pirmieji nepriklausomybės metai. Bet vienam iš nedaugelio, kuriam pavyko neįstoti į menotyrą iš 2 kartus. Tai buvo labai keista ir nuėjau iš visi tokį, man atrodė, kad labai arti, aš leidybą baigiau, poligrafiją leidybą, bet ir tame irgi tokio norėjau kažkokio sąlyčio su kūryba, su menais. Matyt, man tai gyvybiškai buvo svarbu ir pabaigęs aš jau tą savo specialybę, aš pagal ją nelabai dirbau ir taip tas gyvenimas kažkur tai nukeliavo. Ten daug visokių dar dalykų bandžiau, ieškau, galvoju, neišgyvensi, ypatingai dar tie laikai iš kažkokių kūrybų ir menų greičiausiai neišgyvensi, aišku, atsiranda, kas tau pritarė tai minčiai, kad labai greitai neišgyvensi ir reikia susirasti normalų darbą. Plius, kad namuose buvo tokio, gal žiūrėta taip, kad svarbiausia turėti amatą, o paskui daryk, ką nori. Tai kas tai turi būti, tai labai aš sunkiai įsivaizdavau, bet paskui po kažkiek tai laiko susidūriau su reklama ir mane kažkaip labai inspiravo žmonės tie, kurie dirbo toje reklamoje. Aš net gal ta pati reklama man kaip taip, viena iš tokių kūrybinių sričių, tu supranti, kad tai yra kažkokia kūryba, bet man tie žmonės labai patiko ir aš galvoju, aš noriu čia dirbti. Tiesiog dėl tų žmonių. Galvoju, šakės jie tokie protingi, jie tokie moka, kaip pasakyti, jie moka kažkaip tai pateikti ir aš norėjau būti tame tarpe. Ir va taip atsidūriau reklamai, bet prieš tai perskaičiau Big Bederio 1499, tas kraupus romanas apie reklamą. 3 dienas man buvo tiesiog fiziškai bloga ir buvo apsisprendimo momentas, arba aš perskaitęs romaną, vis tiek einu į reklamą dirbti, arba atrenkiu ir kažką ieškau kito. Tas pasirinkimas nebuvo labai turbūt didelis, kad aš nesvarbu, bloga, bet turi kažkaip ir turi bandyti dirbti. Nes tam romane yra reklama iš tokios tamsiosios pusės ir filmas paskui yra labai fainas. Prancūzų, kur ten dar vaizdžiau, vizualiau parodo, kaip ta reklama yra. Žanas Dujardin vaidina patį, nes Big Bederis pats yra buvęs reklamistas ir Žanas Dujardin vaidina tą kūrybos vadovą. Tai aš tuo kūrybos tokiu kažkokiu vadovu, plius minus aš pradėjau labai nuo paprastų darbų ir, sakykim, tą taip galima gal ją pavadinti savo karjerą, vieną iš, nes aš ją pradėjau ir taip jaučiu, kad aš ją baigiau, nes labai daugiau siekti. Tai Big Bederis tave atstumė ar vis tik pastumėjo? Big Bederis mane labai atstumė, bet aš perlipau per tą savo atstumimą ir vis tiek nuėjau.
pagalvojau, kad, nu, jau nebuvo man kaip atsitraukti, tiesiog turiu pabandyti, turiu išsiaiškinti ir galvoju, galbūt ne viskas taip yra čia juodai, kaip toj knygai ten rašė. Tai vat, nežinau, ir aišku, susidūriau su tuo, kad nebūtinai viskas taip kaip knygoje rašo, plus apimtis ir kažkokie klientai netokie kaip knygoje rodo, ir yra kitaip, bet ši iš principo tiesa parašyta. Tik tai gal ne taip gal užaštrintai, ne taip ryškiai, bet gyvenimas kažkoks panašus toks. Tai 22 savo sąmoningus gyvenimo metus pradirbau reklamą. Tai va, bet tuo tarpu irgi kažką visą laiką bandžiau dar daryti. Tik tai tiek, kad tas pats darbas buvo labai toksai imlus resursų visų. Fizinių, protinių, dvasinių, kad jau ten kažkam laiko, tai nelabai ir būdavo, bet ir tam pačiam darbe aš tokio ieškojau kažkokio kūrybiškumo ir matyti užtek tiek ilgai ten ir išsilaikiau, kad man tiesiog patinka daryti, vat nebuvo ir yra kažką sukurti. Tai čia buvo toks, tai susiradai tą normalų darbą ir paskui nusprendai, kad reikia kažką ne taip normaliai daryti. Ar tai dėl savo... Supranti savo ribotumą irgi. Savo ribotumą ir galų gale to jaunatiško optimizmo jisai irgi senka labai greitai su metais. Ir arba noras, tarkim, kine žmonės, kai dirba, jie gal nepripažįsta, bet o kiti ir pripažįsta ir sako, nori palmės šakelės, nori liūto, nori Oskaro, nori kažko. Aš reklamai dirbdamas pas mus ten atskiri, būdavo ten auksinis tas... Liūtai? Jo, Kanų liūtai, ten paskui Rygoj buvo toksai kažkoks tai kūjis, dar, yra tų apdovanojimų. Bet aš su tuo labai konfliktavau ir aš supratau, kad man visiškai tas pats. Aš visiškai... Negarbėtroška? Gal garbėtroška, bet kažkur tai. Bet aš supratau, kad aš šiek tiek net gal ir kliudau tiem žmonėm, kurie galbūt to nori. Nors, aišku, čia irgi taip įsivaizduot, kad visi ateina ir nori, tai čia irgi tokia iliuzija. Bet aš nenorėjau, tai aš norėjau būti ir su savim sąžiningas, kad taip, aš atlieku tam tikrą funkciją, aš kuriu, darau, klientai patenkinti arba nepatenkinti. Ir va taip pavažiuoju. Bet supratau, kad pradėjau ir kartotis ir tiesiog tapo tokia nepakeliama kažkokia rutina ir tokia nuobodulys gal netgi. O vienas iš dalykų, kuriuo aš šiaip gyvenime taip man gal reta su tuo susidurt, bet aš nuobodulio privengiu. Man jeigu jau įslenka nuobodulys, tai vadinasi, aš jau esu prastoj labai situacijai, šiaip sumoj. Tai va. Tai po truputį bandžiau, ir dabar aš irgi šiek tiek dar dirbu, bet taip labai periodiškai, labai nenusekliai, bet renkuosi irgi projektus, tarkim, kultūriniai kažkokio projektai, jeigu būna festivaliai, ten dar, tai tada man taip norėjau ir darau tą, jeigu jaučiu kažkokią prasmę ir prisidėjimą savo reikšmingą, tai tada jėmuosi. Jeigu ne, tai nelabai noriu. Tiesiog, net nelabai gal turiu ką pasakyti, nes reklama tokia labai daug yra apie materiją tokią. Tai plus dar kai dirbau, tai žmonės, kai kurie sakydavo, kaip tu, tarsi, kad aš nuolatiniai tokioj dvikovoj moraliniai, aš jos nejausdavau taip, bet kaip tu taip gali, nes tai toks darbas, toks moraliai sugedęs kažkoks. Aš galvoju, kaip, tai tiesiog darbas, tai tu turi daryti tam, kad žmonės tie, kurie daro verslą, jie geriau darytų arba padėti tiesiog, kad kažkas labiau sužinotų apie gerus dalykus. Nes čia gal dar irgi kita tokia, man yra smagu pamatyti gerą. Man yra smagu pamatyti gerą, man yra smagu pagirti. Ir čia turbūt yra viena iš tų, kad aš tiek ilgai išdirbau savybių, kad aš neturiu priešpriešos vidinės. Jeigu aš matau, kad yra gerai arba yra kažkokios savybės geros, tai aš noriu apie tai šnekėti. Tai matyt, tas ir išlaikė tiek ilgai.
O visa kita tai, matyti, ir nuovargis toks yra. Ir Lietuvoje jau mano amžiaus yra, tarp kitko, žmonių, kurie dar tebe dirba. Ir užsienį gal dar yra vyresnių, nors šiaip tai yra tokių, sakykime, jaunesnių žmonių sfera. Taip. Nes įdomu, dėl tos moralės čia užkabinai, nes aš, kadangi irgi kažkiek ten visi reklamas, castinguose kažkur dalyvauju, Taip. tai dabar vis rečiau kažkaip, bet esu savo, kadangi kažką čia praktikuoju, dar kažką tai kelios rytis, kur aš tiesiog nesutinku. Ten alkoholis, tabakas, ten kokia nors ten kitas kažkokios amoralės veiklos, suglošimai, ar ten dar kažkas, tai neįkalbėtų manęs jau ten pinigai, bet įsivaizduoju, jeigu tu dirbi reklamai, ateina klientas ir ypač kokio nors ten alkoholio pramonė viena iš daugiausiai turinčių pinigų tabako, dabar jau aišku, jie yra gerai pažaboti. Tai va čia dėl to turbūt tas moralės klausimas žmonėms kyla, ar kas čia, kad pardavinėjai kartais dalyką, kurį gal pats nebūtinai tiki, kad jisai geras. Apskritai toksai įvaizdis reklamos, matyti, Lietuvoje yra, kad jie tokie, kad reklamos darbuotojai yra tokie kaip lyg apgavikai kažko tai. Manipuliatoriai, nors dirbantis ten suvokia, kad tu negali pasakyti to, ko nėra. Nes jeigu pasakysi to, ko nėra, žmonės labai greitai viską suras, suieškos ir išvers visai kitą pusę ir greitai gali pasibaigti tiek tavo darbas su to klientu, tiek kliento darbas su produktu. Irgi jeigu tu pradėsi meluoti. Taip, ten kažką pagražini, kažką ten išryškini, tai taip, bet tai visiškai yra netiesa, kad reklamščikai, reklamos darbuotojai, kad jie linkia ir specialiai kažkaip meluoja. Tai mes to nepraktikavom. Ir tas moralumas, tai aš savo buvau užsibrėžęs ribas, vėliavėlės susistatęs. Bet tos vėliavėlės, aišku, jos kartais truputį persistatinėja. Bet, tarkim, buvau apsisprendęs, kad su tabaku tikrai ne. Ir man pavyko, nežinau, kokius 3 kartus gal tiesiog suveikti arba sudirbti taip, kad nesiimti kažkokio tai projekto su tabaku. Su alkoholiu truputį buvo kitaip, bet tai buvo silpni alkoholiniai gėrimai, tai šiek tiek peržengiau save ir tada dar nemačiau problemus. Nes mes irgi taip buvom tokie mėgėjai paskanauti, tai atrodė natūrali kultūros dalis. Tai gal nebuvo tokios priešpriešos, bet yra kitokių tokių visokių ten niuansų ir dalykų, kur nebūtinai tik tai va šitie. Taip. Yra, kur kažką reikia galbūt nuslėpęs, būna visko. Tai tos vėliavėlės būdavo, aš jau stengdavausi jų neperžengti. Čia, kaip mano mama sakydavo, tos reklamos sako, šitas produktas jau ten be kokio švino, arba be kalogen, be kažko, žinai. Tai tu supranti, kad iki tol visi buvo su. Tarsi jie parodo kaip privalumą ir tu supranti, kad iki tol mes, reiškia, patruputį atranda. Tai va, kažką vis tiek dar nuslėpia, kažko gal net patys nežino. Sakykim taip, kažką išryškina labiau. Ne tai, kad nuslėpia, nes tu vis tiek turi sakyti. Visos medžiagos turi būti etiketė, tu nieko nenuslėpsi, viskas turi būti. Bet čia, kaip mes sakom, sakyk teisybę arba bent jau nemeluok, tai ten, man atrodo, pasirinka bent jau nemeluot. Bent jau vėlgi, žinai, matai, bent jau atrask būdų ir kažkokias atrask savybės, kad galėtum pagirti kažką. Yra kiekvienas žmogus, tas verslininkas, kuriantis verslą, labai retas, kuris žino, kad daro labai blogą darbą ir vis tiek kažkaip tai suka tą verslą. Didžioji dauguma galvoja, kad daro gerus darbus, arba tokius neutralius darbus kažkokius. Tiesiog tai tavo pareiga kažkaip jam padėti. Arba bent save, tai tada pasistatai į tą vietą, kad tu privalai jam. Tavo darbas yra padėti. Padėti, išryškinti, pagirti. Tai va, ta reklama tokį užėmė pakankamai didelį laiką gyvenimo ir net taip labai keista. Ir paskui dabar taip atsisukus galvoju, ar tikrai aš tą turėjau daryti, bet matyt turėjau. Plius tai, kad realiai tai reklamai praėjau visas grandis, tik tai nebuvau administratorė, bet kai kurios dalykus žinojau, kaip padaryti ir nebuvau buhalterė.
kur jau gili, nors ta pirminė buhalterija man buvo suprantama, bet jau gilesni dalykai nelabai. Tai buvo ir vadovų, ir kūrybos vadovų. Tai tokia tokia sritis ir ta veikla, nu tokia reikšminga, aišku, gyvenime. Bet labai kažkoks momentas buvo, kai stengiausi pabėgti, tada bėgau į psichologiją. Įdomu. Ir psichologija visą laiką lydėjo mane irgi lygia greta. Domėjausi. Matyt, gal domėjausi žmogumi. Tiesiog gal taip. O kadangi tas kelias psichologija yra turbūt arčiausiai žmogaus, tai užtat ją rinkausi. Tai dabar dar esu, žodžiu, išėjau, bet esu pirmo kurso studentas. Tai kaip pasirinkai psichologiją, tiesiog daug skaitai knygų? Aš visą laiką skaičiau daug ir domėjausi ir tada galvojau, kad man reikia kažkokį tai savo pagrindą ir struktūrą susikalt. Tada to, kad aš negaliu iš lempos su žmonėms šnekėti ir aiškinti kažkokiu dalyku, jeigu aš neturiu jokio pagrindimo. Tai aš šarlatanas tada esu. Tai labai to nenoriu su savim daryti ir tada galvoju, reikia man pasibaigti tą psichologiją, bet kol kas dar man jos nepavyko pasibaigti. Tai paminėjai, kad psichologiją ar ne tik iš knygų, paskui nusprendė ir studijuoti, bet sakai, 1 metus tik tai pastudijavai, ar kaip čia išeina? Ar dabar čia visai neseniai pradėjai studijuoti? Man atrodo, kad neseniai, bet jau yra 7 metai. Tų studijų. Ir čia atsitiko dar kitas dalykas. Aš buvau susigalvojęs, kad net jeigu ir baigsiu psichologiją, kad labiau mane traukia terapija ir meno terapija. Vat, nežinau, arba čia kažkieno tokie kodai palikti kažkur galvoj, sukas ir yra likę, gal kažkas užsiminė, nu va tokie egzistuoja jie, bet man buvo tas įdomu ir pagalvojau, kad vat, tai aišku labai tie mokslai yra labai ilgi, ypatingai jeigu neakivaizdžiai, tai ten gaunasi 5 metai plus 2 metai, 7 metai ir tada, kai jau, vos ne kokie 80 metų, kada jau tu realiai galėtum pradėti tą savo darbą dirbti, o kadangi man ne 20 ir ne 30, tai vadinasi, yra tam tikrų tokių komplikacijų ir plius, kad yra kita mieste, reikia važiuoti, reikia už mokslą susimokėti ir aš supratau, kad nebūtinai aš jau taip lengvai išvažiuosiu su savo tais norais. Bet atsitiko dar kitas dalykas, aš per tą laiką pasiryžau ir atsiminiau savo tą seną norą, tiesiog ir pabandymą ir išdrįsimą tapymą. Ir tai kažkaip ėjo lygiagrečiai kurį laiką. Ir kai supratau, kad reikia man jau važiuoti vėl mokytis į Klaipėdą, pradėjau savęs klausti, ar nėra taip, kad ta meno terapija yra tiesiog neišdrįsimas pačiam bandyti daryti kažkokį meną. Kad aš savęs neapgaudinėju, norėdamas kitiems žmonėms kaip čia padėti, kažką tai atskleisti, ar jiem ten tiesiog pagelbėti žmogui meno tą temą, galbūt pačiam man reikia pasigelbėti. Čia geras. Ir ta mintis man labai taip užstrigo ir kai man reikėjo važiuoti Klaipėdą jau mokytis, mane ištiko toks stuporas. Aš fiziškai negalėjau tiesiog pajudėti ir išvažiuoti. Ir vat reikia eiti ir aš negaliu eiti. Vidinis pasipriešinimas. Toksai, bet aš negalėjau atsistoti, negalėjau, tiesiog sustingau. Ir išbuvau tą laiką lygiai tiek, kiek man reikia iki traukinio ir tada atsileidau kažkaip. Vat buvo toksai... Toks grinai fizinis, ar ne? Fizinis, vadinas, galva kažkaip taip suveikė ir paprieštaravo mano tam veiksmui, kad aš tiesiog fiziškai negalėjau išjudėti. Ir paskui galvoju, tai gerai, tai jeigu jau... Ir supratau, kad tuo turbūt mano ta karjera psichologo gali būti, kad atidedama kažkuriam laiku arba iš vis baigiama ir aš tada koncentruojuosi, kiek aš galiu
bandau toj tapybai Mm. kažkokius žingsnius daryti. Nu ir taip tada ir bandžiau. Ir kadangi mano tokie tik tai labai chaotiški vaikystė, jaunystė, kažkokie pabandymai, pasimokymai ten, nu, kurie nėra kažkaip, nu, sakykime, žmonės čiurlionkę baigė, ten dar kažką, ar ten, nu, galų gale 10 metų lankė dailės būrelį, tai aš neturėjau tokių praktikų, nes pakankamai tas išblaškytas mano gyvenimas buvo, bet galvoju, nesvarbu, aš tiesiog bandau ir žiūriu, kas gaunasi, ir daviau savo 5 metus. Tada po to stuporo aš savo pasakiau, gerai, jeigu taip, tai aš duodu savo 5 metus. Ir jeigu per 5 metus kažkas atsitinka, nu, tarpsime, aš kažkiek išjudu toj srity, tai aš suprantu, kad visai verta čia toliau judėti. Arba jeigu nieko neatsitinka, tai aš tada metu ir ieškau kažko kito, nes laiko dar yra ir tiesiog neužstringu, nesustoju ir bandau dar kažką. Nu ir gausiu taip, kad toks vidurio kelias, nei labai super kažkaip sekasi, nei labai nesiseka, labiau gal sekasi. Man atrodo, kad sekasi. Net labiau gal sekasi, nesivertinant tai, kad aš neturiu jokio tokio gilaus profesinio, nusakykime, tokio sertifikuoto užnugario. Neturiu, nu, pakankamai esu toksai, galima sakyti, laisvas, bet ir galima sakyti taip nepriklausomas, bet ir neturiu pagristų kažkokiu tai, kaip pasakyti, neturiu, pats galiu tik tai iš savęs tikėtis kažko, tai kad galiu kažką padaryti, nu nepadarysiu, tai nepadarysiu, bet paramos ar kažkokio užnugario irgi nelabai gali tikėtis. Tai, bet galvoju, verta vadinasi pabandyti. Nu ir bandžiau, ir gal net taip, net gal ir kitiems tai pasirodė, kad pakankamai aštrokai aš ten startavau, ir kadangi mano ta praeitis tokia reklaminė, tai aš tos drąsos šnekėti kažkiek tai daugiau gal turiu, bet apie save šnekėti tai yra dar visai kas kita. Bet aš kažkaip stūmiausi į priekį ir visai įsivažiavau, visai man ten pradėjo sektis, padariau tas kelias tokias parodas, taip jos nebuvo kažkokios garsios. Tai kada pirma paroda atsitiko? Po kiek laiko nuo to stuporo? Nuo to stuporo turbūt atsitiko po kokių 2 metų turbūt. Arba, žinau, gal net po metų. Oho, nes parodai neužtenka 3 darbų, kaip žinai, suprantu. Jau buvo kažkas tai padaryta. Jau buvo padaryta ir matai, dar pačioj pradžioj net ir drąsos gal daugiau buvo, kad aš ten greitai man pasiūlė. Ir ten sudalyvavau, ir paskui jau šiek tiek buvo sudėtingiau, nes jau pradedi, jau įsijungia tavo, jau tu kažkaip matuoji savo atkarpas, jau tokios savirefleksijos gaunasi, jau ir reakcijos kažkokios atsiranda, ar ten vieni mato taip, kiti mato taip, kiti gal kažkokį užtarė žodį, kiti iš vis neužtarė. Tai tarsi tokios savirefleksijos daugiau, ir tada bet karts nuo karto vis išdrįsdavo kažką tai padaryti. Nu, ir galvoju, aš turiu priimti savo tą duotybę, kad nesu nei Dailininkų sąjungos narys, niekam nepriklausau jokiam organizacijom, vadinasi, turi pasitikėti tik tai, nu, vat, kažko iš aukščiau, savim ir kažkokiais geravaliais žmonėm, iš aplinkos draugais ar svetimais žmonėm, nesvarbu. Ir tas važiavo. Įdomu, tarsi iš to aukščiau paminėjai, tai ar jauti, kad per tave teka ta kūryba, ar tu pats kažkaip tai viską sugalvoji ir tada, ar tu tiesiog paleidėsi kaip įrankis, ar kažkaip kontrolierius, ar daugiau toksai eksperimentatorius, ar vis tik tai jauti kažkokią jėgą, kažkas ateina iš kitur, ir yra kažkas daugiau negu tu? Man atrodo, kad kartais atrodo, kad manęs net nelabai yra. Būna taip. Ir tai būna geriausi momentai tokie, kad kai sugebi ne tai, kad susimažinti, bet taip nusisvarbinti gal, arba tas dėmesys
koncentruojasi visai kitur ir tu per tą laiką jau netampi savo kažkoks labai įdomus arba nekreipi į save dėmesį. O tie momentai tokie yra. Į juos man gal kelis kart yra pavykę, tai nėra nuolatinė būsena. Kiti įvardina, kad tai yra tokia vadinama tas srovė, tėkmė, flow. Tai man yra tekę papulti ją. Ir tai yra tokia ganėtinai palaiminga būsena. Jeigu lyginant su žmogaus taip tokia įprasta egzistencija arba gyvenimu, tai yra tokia toks buvimas, kurio tu pradedi norėti. Tai va įdomu, ar tu atseki kažkokius dalykus, kas jį padeda atrasti, ar kaip tik nespaudimas, ar kažkokia meditacija, ar kažkoks ieškojimas to, ar tiesiog leidimas savo būti pažeidžiamam, ar dar kažkam, gal yra kažkokios, nežinau, technikom nepavadinsi, bet ar yra kažkoks raktelis, ar kažkokia užuomina į kažkokį raktą į kelią, kaip tu patenki į tą flow, gal kažkas irgi jau galvoja, norėčiau aš patekti į flow, kas čia yra? Vat galvoju, jeigu reikėtų kažkam receptą pasakyti, turbūt nelabai gal išeina, nes kiekvieno patirtis yra skirtingos, bet... Kaip tau buvo? Vienas dalykas yra tie momentai gyvenime, kada jie negali, gal nebūtinai turi tęstis ilgai, bet tuo momentu, kai tu nusprendi arba apsisprendi, kad vat aš darau, aš va dabar darau, ir darysiu kurių laiką, nesvarbu man, kas yra aplinkoje, nesvarbu ten skambina, rašo, kas ką nori, daro, bet tu dedikuoji savo laiką tik tai tam darimui. Tai tas tikslo išsikėlimas iš tikrųjų yra svarbus dalykas. Bet tas tikslas yra tiesiog darimas. Taip. Aš dabar paskiriu laiką tam darimui. Ir per tą darimą tada tas angliškas yra tas commitment, nežinau, kažkoks. Įsipareigojimas kažkoks. Įsipareigojimas, lyg paaukojimas, lyg atsidavimas, lyg paskirimas, lyg nusprendimas. Daug turbūt į tą žodį telpa, lietuviškų daug žodžių yra, bet toksai, kuris labai vienas tikslus būtų, nežinau, kažkoks turbūt atsidavimas yra, kažkokiam tam laikui, tam momentui. Ir tada kai įvyksta tas ir kai tu jauti, aišku, tas gali būti darimo metu kažkada tai atsiranda, gali atsirasti prieš, kada tu jauti, kad tas momentas yra dabar. Ir ypatingai, kai tu suvoki, kad viskas dabar tu pats jau tavo problemos tau pačiam nėra įdomios, kad yra tik tai tas momentas, kada tu gali kažką tai daryti. Šiaip žmogus gyvenime tai yra labai tokie reti momentai, nes žmogus yra įpareigotas daug ką daryti, galų gali artimieji, ten šeimos ar ten kažkas, bet kas darbai kiti. Ir tu tokį tarpą pagauti jį labai sudėtinga yra. Tai tie, kurie profesionalūs menininkai, gal jie pagauna dažniau, gal iš tos rutinos jisai ateina daugiau. Man tokie labiau gal kaip impulsai ir to laiko žinojimas, kad tas laikas yra dabar. Kažkoks. Ar tas flow tau dažniausiai arba yra atsitikęs būtent tik tai tapant, ar atsitikė ir kažkokiais kitais, nežinau, periodais ar gyvenimais momentais? Tapant turbūt jisai yra ryškiausiai, gal tai pasijaučia. Rašymo gal kažkokiais momentais būna, bet rašymas man yra sudėtingesnis procesas. Kartais irgi būna, kad pagauna ir tu rašai. Bet iš principo jis yra daugiau mano pastangų reikalaujantis sumoje. Arba aš jas jaučiu, aš dedu daugiau pastangų į tai. Tai tas ryškesnis yra vis tik yra tapyboje, turbūt ryškiausiai aš jį pajaučiau. Bet yra ir tam galvojime, tarkim, čia prieš 2 metus aš savo tą iššūkį iškėliau, kad per dieną nueisiu, ne 10, bet per metus nueisiu 3 565 000 žingsnių. Tai kiek čia per dieną tenka? Per dieną turbūt apie 10 turbūt turėjau nueiti, bet aš vietoj tų 10 000 žingsnių aš nueidavau po 10 kilų. Tai per pusę metų įveikiai. Ir aš rugsėjo 1 vaikai į mokykloje, aš švenčiau savo iššūkio pabaigimą.
Tai va tuo ėjimo momentu tu irgi papuoli į tam tikrą srautą, nes tavo veikla yra tik tai eiti, tu nieko negali daugiau daryti. Nu, gali gal daryti, bet tavo tikslas ir užsibrėžtas yra eiti. Bet tavo galva, tai juk jinai veikia irgi kažką. Tai, nu, ta prasme, tu gali klausyti ten muzikos podcastų, bet aš principingai neklausydavau nieko. Bandžiau, bet aš supratau, kad aš pradedu nesiorientuoti aplinkoje. Man nepatinka. Tai aš noriu girdėti tuos garsus visi, kurie yra, noriu matyti aplinką, kokia jinai yra, noriu matyti visus lapės, stirnas, paukščius ir taip toliau, kitus žmonės galų gale sveikinti su jais, ar ten primiktinai sveikintis. Nes tokia irgi savo užduotį pasikėlęs. Su kuo daugiau pasisveikinti. Drąsiai sveikinti su visais. Šitas geras. Tai tuo metu, vat, tarkim, protinis darbas, ta galva tavo veikia nuostabiai. Nes jinai nieko daugiau neturi ką veikti labai, nu, kažką tai stebi. Ir jeigu tu išsikeli prieš, arba eidamas išsikeli savo uždavinį, kad turi sugalvoti, nu, tarkim, koncepciją kažkokią tai tu ir varai. Ir tavo ta galva, jinai pasiduoda tam darimui. Jinai galvoja nuolatos, nes buvo kažkuris laikas, nu čia taip gal toksai peršokimas gaunasi, bet patys pirmieji mėnesiai aš nelabai žinojau, ką daryti eidamas. Tai prasme, kad nu, tu esi pasimetęs, tu turi 2 valandas ėjimo, tai gerai, nu tas medis, anas medis, ledas yra, ledo nėra, gulbė antis ir taip toliau, bet ką veikti. Ir tada ir bandžiau tos kažką klausyti ir man nesisekė, bandžiau ten poteriavau maldas už visus, už save, už kitus, nu, ta prasme, ką jau tik tai išmaniau. Bet paskui, kai kažkiek tai ta galva matyt prasivalė apskritai ir jau jinai buvo pasiruošus darbam tokiem ir man labai gerai sekėsi tada dirbti. Ta prasme, Tapybui. Ne, visokioj kūryboj. Ta prasme, kadangi mano ta veikla tapyba yra viena iš dalių, bet tarkim, ten kažkokios komunikacijos koncepcijos, ar ten dar kažkokie sugalvojimai, arba pavadinimų sugalvojimai, šūkių sugalvojimai, nu tokių karts nuo karto visą laiką tų darbų yra, arba šiaip kažkokių klausimų sprendimai, tai labai man sekėsi tuo metu. Kai tas baigėsi, tai ir nebe taip jau sekėsi. Kitokių pastangų tada reikia. Kai baigėsi vaikščiojimas? Kai baigėsi vaikščiojimas. Vaikščiojimas, nu, tokių kainavo pastangų, bet jisai daug labai naudos man tokios vidinės atnešė. Ir plus aš dar kiekvieną dieną praėjęs, aš tokia bandydavau savirefleksiją padaryti ir tą savirefleksiją stengdavausi visada užrašyti. Nuotrauką kažkokią pasidarau, tos dienos nuotraukytę ir kažkokią tai mintį esminę, pagrindinę, kas va einant apie ką galvojau, kokio priejau sprendimo surašydavau. Jau tu beveik ir atsakėjai šitą klausimą, aš paprastai pradžioje visuose šituose iki tol darytuose pokalbiuose užduodavau, bet šį kartą mes kažkaip viską nuo kito galo pradėjom. Bet apie badavimą, kad ko mes alkstam. Tai, pavyzdžiui, aš iš tikrųjų esu pajutęs, kad tiek konservatorijoje mokiausi, tiek mokykloje atsimenu, visą laiką atrodo kažkaip kiti daro, aš kažkaip nepatenku į tą, žinai, kur visi daro, ar ne, net ir kai ir akademija įstojau irgi. Kažkaip kitose kursuose, kažkaip aš tos kūrybos man visą laiką šalkdavau, tarsi norėdavau kurti su kažko ir vis kažkaip nesigaudavo. Gaudavosi, bet ne tiek, kiek aš įsivaizduodavau, kad turėtų gautis. Iš tikrųjų viskas, aišku, viskas yra gerai, bet norėjau klausti, tu jau atsakėjai, bet pradžioje alkai muzikos ar ne tais laikais, paskui supratai, kad ta terapija tarsi va, toksai pats nuo savęs alkimas buvo to, kad aš galiu ar netapyti, ar net toksai va, tos badavimas kūrybos, ar yra kažkas dar, kur tu pats jauti, kad dabar, va, šiuo metu, jeigu ten praeitį buvo tokie, ar yra dabar, ko tu dabar alksti, kur badauji, arba ar va, čia toksai. Jo, ir galbūt čia įdomi labai yra tema ir man gal yra šitoj vietoj paprasčiau, nes aš esu labai smalsus. Jeigu man kažkas įdomu, tai aš ten ir jau neriu. Nu, arba bandau ten kažko ieškotis, kad aš
dabar tas laukimo laikas, kad prisiruošiu, bandysiu, jisai yra sutrumpė. Jisai gal visada trumpas buvo. Tiesiog gal tik tai to nuoseklumo pritrūkdavo kažkokio, kad, nu, vat, įdomu ir staigiai pasidarydavo nebeįdomu. Tai jeigu kas nors, arba pats būčiau sugebėjęs išlaukti, iškentėti tą kažkokio nuobodulio periodą, nu, kada tu jau lyg ir tada, vat, kažkaip reikėtų išeiti va tą tokią kažkokią mini dykumytę, kada tu pripranti ir tada jau pradėtum gal laukti. Tai man kartais tas nepavykdavo, o gal tai yra ir natūraliai, gal tas ir man netikdavo, žinai, nes kitur aš turiu pakankamai tokio atkaklumo daryti. Tai tas smalsumas, jisai man neleidžia užstrigti gal tam tokioj laukimo ar bado tokioj pozicijai, kad aš jau tada bandau, einu ir bandau. Ar dabar kažko alkstum, turbūt yra tokio, bet čia matai, čia dar kitaip gaunasi. Šiaip nors aš esu taip ganėtinai kalbus žmogus, bet nesu labai daug bendraujantis. Ir pakankamai esu intravertiškas. Ir man tos interakcijos su žmonėm, man jos kainuoja daug. Nes kita tokia pusė, matyti irgi čia yra kompleksas viso to dalyko, yra tokio jautrumo aplinkai. Jautrumo aplinkai dalykai ir aš labai reaguoju į viską. Tai yra, gali būti ir fiziškai tas dalykas jaustis, pavyzdžiui, bet kokie, nu, sakykime, tokie trikdžiai arba kažkokie margumai arba interakcijos mane labai veikia. Ir aš labai greitai baigėsi man prisukimas. ir tada turiu sugrįžti į save ir turiu atsistatinėti. Aš negaliu ištisai būti žmonėse, pavyzdžiui, nes turiu sugrįžti ir kažkaip, ir niekas manęs kitas neįkrauna, tik tai buvimas kažkokioj vienatvėj, o iš kitos pusės troškimas yra būti su kažkuo, dalinti savo patirtim ir to labai nėra labai paprasta tą suderinti. Įdomus apie intravertus, ekstravertus, nes neklausiau Hubermano ten vienam podcast'e, jisai sakė, koks skirtumas tarp intravertų ir ekstravertų būtent šitoje neurobiologijoje, tai kad ir vieni ir kiti iš tikrųjų nori bendrauti, tik tai, kad intravertai daug greičiau gauna dopaminą nuo bendravimo ir dėl to jiems nebereikia, o ekstravertams reikia ilgesnio laiko, kad jie gautų dopaminą iš bendravimo. Taip, turbūt. Čia toks įdomus, nes tu ir sakai, aš pasikraunu ir jau viskas man nori eiti, ar ne, tai jis ir sako, intravertai yra tie, kurie irgi nori bendrauti, bet jie daug greičiau gauna tą pasitenkinimą ir tada jau biškiau jau... Aš net nežinau, ar tai yra pasitenkinimas, žinau, gal tai nėra, gal tai įvardinta, gal tiesiog, gal tu užpildai, kažkokį išpildai tą poreikį daug greičiau to buvimo, bet vėlgi, tas noras, jisai liktai kaip ir nebūtinai jisai pasibaigia, nu, ta prasme, tai tu nori, žinai, bet kita vertus, tu nori tada labai, jeigu taip yra, tai tu tada labai renkiesi smarkiai. Nu, nebūtinai visada sąmoningai. Čia, žinai, kad oi, su šitu tai nebendrausiu, su šitu bendrausiu, nes tas tai labai kietai jau ten kažką tai šneka, arba ten labai protingai. Nebūtinai tai sąmoningai vyksta, bet tu tada stengiasi būti ten, kur tu per trumpesnį laiką gauni kažkokį tai vertę turbūt arba impulsą kažkokį savo, nes tu negali ilgai išbūti ir įkvoti savęs, pavyzdžiui, tiem smalltalkam. Taip. Ir man dirbant, pavyzdžiui, reklamos agentūroje, kiek aš žiauriai nekenčiau šitos dalies, nes tu turi liktai eiti ten į kažkokius tai vakarėlius, į susitikimus, turi smalltalkinti su kitu. Ir aš nesupratau, kaip tą daryti. Aš dabar jau moku kažkiek tai, bet aš tą darau, čia kaip, žinai, kaip autistai vis tiek jie... Sąmoningai, ta prasme, jie naudoja technikas tam, kad prisitaikyti prie aplinkos ir jie moka ir išmoksta ir bendrauja. Tai man buvo su tais smalltalkais, kad aš žinau, kaip tą daryti, bet man labai tas kainuodavo smarkiai. Tai vadinasi, kad tu ieškai tokio turiningo bendravimo. Tu turi
iš to kažką savo pasisemti, pasiimti ir duoti ir kitam, bet per tam tikrą laiką, kad tu negali ištisai būti tame. Ar įdomu man apie tavo kūrybą. Kai kuriems, aš taip jaučiu, kad būna kūryba iš traumos, ar ne, kažkas nori įrodyti, ar ne, ten sunkiai vaikystė, arba ten kažkas nepriteklius, arba kažko negavau, arba kažko negalėjau, aš dabar įrodysiu, ir kartais būna ta kūryba iš, kažkuria prasme iš traumos, nebūtinai vien tik tai, ar ne, kitas būna iš kažkokio tais, nežinau, to paties trūkumo, ar ne, kad aš tiesiog noriu išbandyti, arba dar. Ir kitas iš pertekliaus, ar ne, kad aš jau tiek prisikaupiu, noriu dalintis. Tai norėjau klausti, koks tavo mechanizmas kūrybos, ar tu vis tik tai darai, kad tas flow eina, kad per mane aš esu įrankis, ar aš noriu įrodyti, ar vis tik tai kažko nėra, reikia kažkaip pasisemti iš. Viskas turbūt yra. Aš iš pertekliaus kūryba, man atrodo, jį neegzistuoja. Nes tavo ta tema alkis, vadinasi, tu nori, vadinasi, tau kažko trūksta ir tas kažkas turi atsirasti. Tai kad tu, dabar čia tokia hipotetinė, aišku, kad jau tu visko turi ir tu viską išbandai ir dabar tau ateina ta kūryba. Man atrodo, kad labai sunkiai tuomet. Kad jinai ateina iš trūkumo. Ateina iš trūkumo ir ateina, tarp kitko, ateina iš traumos ir kančios kažkokios. Ir man atrodo, kad tai yra dažniausias būdas, kada jinai ateina, nes tas įplyšimas, kažkoks įtrūkis tavyje, jisai verčia susidomėti tuo įtrūkimu kažkokiu tai ir žinoti apie jį ir per tą įtrūkimą ir ateina tu gebi iš to generuoti kažkokius naujus dalykus, nes ten yra jautriausia, ten yra sudėtingiausia kažkokia dalis, tai aišku, tai gali būti ir vaikystės trauma, ir šiaip nebūtinai vaikystės gali po to kažkokios traumos, ar tiesiog tokios asmenybės, tokie, net nežinau, ar tai įtrūkimai, bet jo, tai trauma vis tiek yra tam tikras kažkoks įtrūkimas, kažkokia opi vieta arba žaizda dažniausiai. Tai man atrodo irgi kartais, tas, kaip sakant, su juoda balta, ar ne, kad su juoda baltinimas visko, ar ne, kad čia blogai arba gerai, o čia reikia šitas. Tai net ir tas kaltinimas ten tėvų kartais, kai jau labai ten žmonės pradeda gilinti savo traumas, jūs ten man to neleidai, taip ir taip, čia padarė. Visų tėvai yra blogi. Visų tėvai yra blogi. Ir galvoju, kad to dėkingumo, nes iš tikrųjų tai kažkuria prasme ir dovana yra tas traumas. Nes aš kaip pažiūriu, tie, kurie tiek sunkiai atrodo gyvena vaikystėje ar ten kažkur, arba periodai kažkaip paskui iš to išsiveršti norėdami padarė tokius dalykus, kur įkvėpė tūkstančių žmonių, ar ne? Ir tas toksai, ir tada tai belieka būti dėkingam už to, ką atsiuntė. Tai sako, vienas dalykas yra arba tu gyveni malonume, arba augi. Ta prasme, kad kažkuria prasme degraduoja, jeigu nieko nevyksta, ta prasme, tu tenkinės, arba atsitinka kažkoks sunkumas ir tada tu gali priimti kaip bausmę, arba gali priimti kaip augimą, nes tuo metu, kol tu tai gauni, atrodo auč, bet kai paskatysiu kitos momentus, kai tikrai buvo sunku, aš šitą supratau, iš to. Nes man, pavyzdžiui, dar vienas pasidalinsiu iš mokyklos, ar ne, aš, pavyzdžiui, mokykla man buvo iš tikrųjų, tokia trauminė patirtis ten. Tais metais, kaip sakai, iki 90, tarp 80 ten kažkelintų, iki 90 kažkelintų, ir ne, tai ir dar šeškiniai ten, kur daugiausiai visokių nusikaltimų ir visas tas kontingentas ir tas mokslai nėjo taip ypatingai, ir aplinka buvo tokia. Ir tada galvoju, šakės, visą laiką tu ten toksai nesaugus jautiesi toje mokykloje ir viskas. Ir dabar kažkaip, kai aš jau studijavau, jau buvau baigęs, man atrodo, ar baiginėjau vaidybą su šokiu. Ir sako, kūrybinės ten partnerystės ten renka, važiuoti į mokyklas reikia ten, menininkai ten kažkokie tais. Aš
Sakau, eik tu savo jau, kur tik tai ne į mokyklas. Galvoju, nu tikrai jau šitą tai aš jau nedarysiu, bet kažkaip sako, tai vis tiek nusiūsk. Ir tada žmogus, tai nusiūsk. Žinai, vis tiek, eik daryk kažką. Žinai, nu tai ne tai, kad nieko nedariau, bet ir tada kažkaip, ai nu gerai, paskutinę akimirką aš ten suaplikavau ir patekau. Ir va dabar jau 14 metai aš po tas mokyklas važinėjau. Ir sakau, ir kažkaip savo aš išsigryninau tą misiją, kad noriu, kaip sakyt, pasidalinti va to įtrūkiu, kuris ten buvo ir kažkaip užbėgti tarsi už akių ir dalintis to, kad, nu, o gal kažkaip mes galim padaryti, kad, nu, nebūtinai turi būti taip, nu, kaip sakyt, traumiškai, arba ten kažkaip, kad visi turime šiai trūkti šitoje vietoje. Gal neturime ir apsaugoti pilnai ten, kad būtų tokia vata, ar ne, bet aš supratau, va, būtent apie tą, ką tu sakai, apie tai, tas įtrūkis iš tikrųjų jisai mus ilgiau motyvuoja, negu kad tiesiog aš, kaip būtų faina man dabar, nežinau, čia padainuoti ar ne, ir tada, nu, tai gerai dainuoju ir jeigu aš neturiu apie ką dainuoti, tiesiog, kad smagu būtų padainuoti, arba mačiau, kaip kiti gražiai atrodo, kai dainuoja, tai toksai, kai daug pinigų turiu, tipo aš dar ir padainuosiu, dažniausiai gaunasi toksai, mes paplosim, arba ten kažkur tai kažkiek bus, bet nėra tos jėgos, kai yra iš traumos žmogus, kai jisai tikrai iš to skausmo eina, kūrė iš skausmo, tai jisai ilgiau gali tęsti, man toks jausmas, tai atkaklumas ilgesnis tarsi. Tas kuria tokį turinį tau ir kančia, ir skausmas, jisai tokį ryškesnį turinį kuria, koncentruotesnį kažkokį, nes, tarkim, žinom, vat, kaip tu sakai, žinai, kažkas dainuoja iš laimės arba iš gero gyvenimo ir mes suprantam, kad, nu, nežinau, man, tarkim, jeigu tai girdžiu, ne visada man įdomu tą klausyti. Kai žmogus įdeda į bet kokį, ar į tekstą, ar į bet ką savo gyvenimą, ar tai būtų daina, net jeigu tai ir banalų žodžiai kažkokie, tu labai greitai tą pajunti ir rezonuoji su ta kūryba žmogaus. O matai, va čia, va, kaip mes žmonės įdomiai suraidyti mus. Laimingas kito žmogus gyvenimas mūsų nelabai inspiruoja. Kažkur vis tiek visi liečiamės kažkokiais skausmais, tokiom keblesniem patirtim visokiom. Ir kai tu pasakai apie mokyklą, tai man lygiai buvo tas pats ir aš stebėjausi tai žmonėm, kurie turi prisiminimų gerų apie mokyklą. Aš irgi šokęs. Man nebuvo taip tragiška mokykloje, kažkaip mokytojai mane mėgo, klasiai visaip ten galbūt buvo, bet irgi nebuvo kažkokių didelių problemų, bet man labai labai nepatiko. Man labai, nu nežinau, man kažkokio toks tuštumos jausmas kažkoks lydėdavo. Man būdavo dažnai nuobodu, man būdavo, jeigu aš nesuprantu, kodėl tą darau, nebedarau arba labai sunku man tą daryti. O ta mokykla ant tokio, nu vis tiek, ant tam tikro disciplinos surėdyta, kad tu ar tau įdomu labai ar neįdomu, tu vis tiek turi išeiti ir mokytis. Tai gal tą ir gali daryti, bet tas yra pakankamai sudėtinga. Man norėjosi žinoti dažniausiai, o kodėl kažkas tai vyksta, o kodėl va tą reikia. Ir tos klausimus labai retai kas gebėdavo atsakyti. Reikia dėl to, kad reikia, o dėl ko reikia, tai niekas. Vis tas dainavo, o todėl. Ir tas tokius man sudarydavo tą sunkumą. Ir kai jau baiginėjom, tai ir aš kiekvieną dieną pro savo mokyklą praeinu, jeigu kažkur važiuoju, tai aš neturiu jokių sentimentų. Ir nežinau, aš net kitą kartą iš savęs reikalauju tų sentimentų. Nu palauk, tai kažkas vis tiek buvo gerai, tai kodėl tu čia taip spardaisi prieš tą mokyklą. Ir atsakai savo, tarkim, buvo mokytojai, kurie tau patikdavo, buvo dalykai, kurie tau patikdavo, bet pati visuma, jinai tokia man labiau slegianti buvo. Ir aš neužtat nelabai turiu prisiminimų tokių, jų aš nepuoselėjau, tiesiog praėjo ir baigėsi. Aš jau nuo 1 klasės, kai ten man pradėjo kai kurie dalykai nesisek, ir man pasakė, kad 12, tada 11 dar, žinai, kad palauk, tai tau 11 metų reikės klausyti, 11 metų, dar taip reikės gyventi kažkaip sudėtingai, man labai baisu buvo.
Tai va. Čia šitą temą labai gerai čia mes palėtėm, nes visą laiką stengiasi sugrįžti prie švietimo, tai vat galvoju, dabar tu vat iš tos visos perspektyvos, kad tau tai buvo mokykloje, kažkam kitam, aš irgi labai rezonuoju su to, man sunku suprasti tos žmonės, kurie sako, oi, kaip mokyklai. Aš irgi galvoju, ta prasme, čia tu rimtai, galvoju, gal taip, kažkas vis tiek turi, negali visiems būti blogai. Bet gal tu turi kokių idėjų, kaip tu įsivaizduoji, kas čia galėtų padėti mūsų, bet ši naujai mokyklai, arba jeigu kurtum mokyklą, ką tu sakytum reikia daryti, kokie pagrindiniai būtų principai, idėjos, nežinau, logika, arba ko turėtų nebūti, arba kas turėtų atsirasti? Kadangi vis tiek yra tokių sąsajų man ir dabartiniam to veikloje kažkiek. Ir tarp kitko, ir klientūros buvo, kur darėm kažkokias komunikacijas, irgi buvo mokyklų. Ir tarkim buvo kažkada tai su Nerijum iš demokratinės mokyklos esam bendravę, paskui Montessori akademija, to žmonės puikiai pažįstu ir tą sistemą šiek tiek domėjausi ir skaičiau ir galvoju, vat norėčiau, pas Nerijų norėčiau į mokyklą eiti, tokią, ir į Montessori irgi norėčiau į tokią mokyklą eiti, nes kas ten Montessori, tarkim, man labai patiko, kad tu gali daug dalykų daryti individualiai, kažkokius daryti tos savo projektus. Tu esi mokinamas daryti, domėtis pats savistoviu, kad tavęs aplinka smarkiai neįtakotų, tu pats gali jau savo kurti darbą nuo pat mažumės, tu esi mokomas tą daryti. Tai man atrodo, tai yra privalumas didelis. Ir yra kažkokios bendrystės tos erdvės, kada ten galbūt žaidi, dūksti ir visą kitą, ką darai, bet iš principo tai tu mokaisi būti savarankiškas. Tai va, tas man atrodo labai vertinga, o ko mokykloje reikia? Kitą kartą, žinai, galvoju, kad vis tiek turi tas žmogus patirti visko, kad mes patyrėm to nuobodulio ar ten dar kažko, tai galbūt esam tokie, kokie esam, žinai. Galbūt, ko neturėtų būti labiau, gal taip įsivaizduoju, kad, aišku, neturėtų būti smurto, kažkokio psichologinio ar fizinio, kas, man atrodo, yra taip nepriimtina visiškai, mūsų mokyklose to buvo nemažai. Daugiau saviraiškos, skatinama saviraiška vaiko pagal jo kažkokį tai būdą prigimti, kad nebandyti jo traukti smarkiai į ten, kur jam nereikia. Kažkokio bazinės žinios turbūt turėtų būti, bet, nežinau, tiesiog pasitikėti galbūt daugiau vaikų reikėtų. Man atrodo, kad aš buvau pakankamai įgalus kažką nuspręsti, būdamas mokykloje. Įdomu, kad kartais mes taip norim apsaugoti, pavyzdžiui, savo vaikus, irgi mes rinkom ten tą mokyklą, ir kadangi su Nerijaus vaikas ėjo su mano vaiku į vieną grupę darželį, paskui jisai kaip tik įkūrinėjo mokyklą, mes irgi važiavam, aišku, ten, čia reikia, aišku, tos privačios mokyklos reikia, žinai, prisitaikyti prie savo. Tai žodžiu, du į vieną mokyklą, o kitą į Valdorfo mokyklą, irgi kažkuria prasme, kad va taip, įdomus tas, kad vaikui, kaip sakant, įdomu, ar čia nėra žmogaus prigimtis, kad kur benaitum vis tiek tu galvoji, kad kažko čia dar vis trūksta, kad atrodo irgi gauna, Valdorf irgi ten dirba vis tiek truputėlį kitų principų negu tradiciniai mokyklai. Ir vis tiek vaikas ar paauglys ar dar kažkurio metu jisai nėra jis patenkintas, kad ten būtų. Aišku, palyginus tikrai turbūt noriau eina į mokyklą negu kad į paprastai, kad aš atsimenu savo norą eiti į mokyklą. Tai vis tiek tas čia aišku didelis pasiekimas, kad jau ten vaikai nesipriešina, nėra tokio, jau kaip sakyti, va, bet turbūt aišku, čia žmogaus prigimti, kol tu nepabandėjai kažko blogiau, tol netrodys, kad ten buvo gerai, ir atvirkščiai, jeigu tu nuėjai kažkur kitur pamatai, kad čia geriau, tada, tai ten buvo blogai, tai tarsi mes nuolatos lyginam vienas momentas. O kitas dėl mokyklos, man patiko tokia, nebeatsimenu, kas čia,
paminėjo tokį pavyzdį, sako, įsivaizduokite, jeigu koks nors verslas kas 45 minutės keistų temą. Sako, kokį verslą, kokį sukurtų įmonę, kokie atrodytų įmonė, jeigu tu kas 45 vis kitą temą. Matematika, tada staiga istorija, tada staiga anglų, tada staiga ta, paskui po 2 savaičių tik tai grįžti, ar po savaitės grįžti prie tos anglų, žinai, prie tos temos. Jeigu sako, kas 5 minutės, sako, kaip fragmentuotas tas mūsų protas, ar ne? Tai aišku, šita koncepcija mokykloje tai tokia, tarsi jau sakyčiau, net ir žalinga. Tai Valdorfe tarsi yra ten tos, kad yra tie tokie etapai, kur ten ta pagrindinė pamoka, kur kiekvieną dieną, jeigu yra ten, vadinasi, ne etapai, kažkaip kitaip vadinasi, bet kelias savaitės, pavyzdžiui, mokos tik matematikos, pagrindinė pamoka matematika yra kitos taip kaip šalutinės. Tai čia vienas iš tų, kur man irgi taip atrodo, vat, iš vienos pusės mes stengiamės kiek įmanoma geriau, bet turbūt žmogaus taip ir nepatenkinsi, arba jeigu patenkinsi, tai jisai tiesiog pradės irgi pasitenkinęs degraduoti. Tai vad kaip išlaviruoti tą, gal tu kažkokiu dar turi pastebėjimo apie tą švietimą, kas dar galvoju suveiktum? Nu, čia vėl man tokie liktai baziniai tokie dalykai lenda į galvą, kad man atrodo, kad vaikam trūksta dėmesio. Kiekvienam atskirai vaikui trūksta tiesiog jam dedikuoto dėmesio, kad jisai kažkaip jį galėtų gauti ir suprantu, iškart sakydamas, suprantu, kad tai labai sunkiai įgyvendinama. Kitas dalykas, mokytojai turėtų, kokia utopinė mintis, mokytojai turėtų mylėti savo darbą, turėtų būti savo dalyko fanas kažkoks. Tai, jeigu matematika, tai galva perskelta ta matematika, jeigu kalba, tai toj kalboj nardyti. Aš taip įsivaizduoju, aš tokio mokytojo norėčiau, nes tie mokytojai, su kuriais aš susidūriau, man tie mokytojai palikdavo didžiausią įspūdį, kurie mylėdavo savo dalyką, kurie nedarydavo išeinančių iš programos reikalų, bet kažkokį tai bendrą vaizdą pieždavo. Tai vat, to norėčiau, ar tai įgyvendinama, aš nežinau. Plus ir taip, žmogus auga ir jisai juk ne tik mokykla yra jo galvoj. Jisai bando atrasti kažkokią savo gentį, bando atrasti kažkokius draugus, atsiranda pomėgiai, atsiranda, jie baigėsi, bando ieškoti savęs. Tai yra daug labai dalykų, žmogus jaunystėje susiduria, kurie yra skausmingi ir tu jų neišvengsi. Taip. Tai padaryti vaikui kažkokią tai paslaugą tame ir padaryti tai, kad jisai nevaliktai išvengtų tų sunkių dalykų, man atrodo visiškai netikslinga. Gautas, kad jisai turi patirti tos dalykus. Ir tie netgi kažkokia prasme čia nuskambėjo žiauriai, bet netgi ir tie tam tikri neapykantos kažkokie momentai, netgi ir tie patyčių momentai, tu turi išmokti su tuo dorotis. Tu negali gyvenimo nugyventi baltais marškiniais. Taip užsidėjai, taip ir pabaigsi su tais. Vis tiek tu susiduri. Jeigu ne mokykloje susiduri, tai gyvenime susiduri. Įrankius suduoti, pasakyti, kaip galima su tuo dorotis, tu turi gauti. Bet kad tu kažkaip to išvengsi, mano klasė buvo ganėtinai marga mokykloje. Įtariu tam tikrų principų, čia dabar tokia sąmokslo teorija pavarysiu nuo mokyklos, kad tam tikrų principų surinkta klasė, nes buvo matematinė klasė, gabus matematikai vaikai, buvo kitos klasės ir buvo dar viena klasė, žinai, kuri mūsų, kur buvo atėję vaikai iš kaimų, iš kaimo mokyklų, buvo tokie, sakykime, iš nebūtinai pilnų šeimų ir buvo antramečiai. Tai tokia labai marga. Ir buvo tie, ir natūraliai gavosi, kad tie buvo, kurie labai norėjo mokintis, ir buvo tie, kurie traukė visus atgal ir nesuprasi, kodėl jie toj mokykloje yra. Jie irgi kažko vaikai norėjo, žinai, ir buvo labai kitą kartą nuostabu, kad tie net patys antramečiai, tarkim, jiem niekas ten nesisekė. O jie turėjo, nes jau tai yra vaikui nesėkmė būti tuo antramečiu, tai jie tą savo įvaizdį turėjo susikurti kažkuo kitu, kad taip ir turėjo būti, kad čia toks jų ir gyvenimas yra, ir jie tada buvo tokie
vierchai, žinai, jie tada buvo tie huliganai, jie vadinasi kitame kažkame žiauriai talentingi, buvo ne moksluose, tai kažkokiose užklasinėse veiklose. Bet, pavyzdžiui, kiti iš tų antramečių žiauriai gerai pieždavo. Net ir dabar aš atsimenu, kad tarkim ten jau matai, kad jau ten kažkur žiauriai nesiseka visai, bet tarkim per piešimą tas žmogus tiesiog išnyksta, ištirpsta ir jisai piešia. Tai kaip tu manai, ar čia pagal tą anekdotą reikėtų ugdyti, ar atvirkščiai, kur skambina tėvui iš mokyklos ten direktorė ar mokytoja ir sako, klausykit, žinokit, jūsų vaikui reikėtų samdyti lietuvių kalbos korepetitorių. Sako, kas dėl ko? Nu, jam labai sunkiai sekas lietuvių kalboje, sako. Ar sako, o kur jam gerai sekas? Sako, nu, matematikui šiaip neblogai. Tai aš samdysiu matematikos korepetitorių. Bet tas, matai, kitas klausimas, man atrodo, kad mokykla turėtų suduoti tą bazę, ne? Bazę, pakankamą bazę viskam. Tarsi tie korepetitoriai, man atrodo, yra tokia dabar labai negera išlyga. Bet mintis ta, kad ar vis tik tai stiprinti tas, kas mums gerai sekasi, ar stiprinti tas, kur mums nesiseka, į ką akcentą dėti. Nes, vat, kaip tu sakai, pastebėtas vaikas, mes tarsi gerais norais vedami, aš pats, kai su mokytis dirbu, čia dar klaida. Ir tu toksai klaida, žinai, ir už toksai visą vertėm labai krenta, ar ne, ir tas savivertės momentas yra labai mažėja, kai mes orientuojamės į klaidą. Ir vat, aš galvoju, kaip padaryti, kad vis tik tai, aišku, kai pradedi vien tik tai girti ir visai tas girimas gaunasi ne kažkoks tai jisai, jauti, kad jisai yra kartais, čia tipo girinės reikia. Tai vat, kai tu pataikai. Tema užčiapai labai yra svarbi ta tema, klaidos tema. Mes apskritai, mūsų visuomenė yra netolerantiška klaidom. Bet kokiom. Bet gyvenime, mokykloje, darbe klaida yra praktiškai kartais gali būti ypatingai lemiama. Tausime, kad tau neleidžiama klysti. Ir mes to išmokstame mokykloje. Net mes mokomi to mokykloje. Kad klysti yra negerai, nes suklysti yra iš karto tau bauda, gauni baudą kažkokią, mažesnis pažymys, yra kažkokia tai bauda. Ir man atrodo, kad čia yra didžioji klaida irgi. Tikrai. Kad aš turiu nebijoti, bandyti tiek kartų, kiek man reiks tam, kad aš suprasčiau. O ne svarstyti, ar aš gražiai parašiau tą skaičių. Ir būtent tą skaičių tam atsakymo kai gaudavai ten irgi, pavyzdžiui, tvarka turi būti, dvitaškis ar ten kažkas ir gražiai skaičius. Ir tu koncentruojasi, kaip tą gražiai parašyti, kur jau ten tas tau turinys netiek svarbu, bet tu iš karto turi parašyti teisingai. Braukyti sąsiuvinį negalima. Kodėl negalima braukyti sąsiuvinį? Tai yra tavo darbo knyga, tarpsime, tu turi bandyti, tu turi daryti. Tai man atrodo, klaidos eliminavimas arba jos nevertinimas yra klaida iš principo. Švietime. Man tai patiko šitą tokį pavyzdys iš Suomijos, nes čia visur mums, kaip nebraukykim raudonai, tarsi va čia vaikui klaidų ir tada jisai, visas čia tas daktantas vien klaidas, ar ne, 22 klaidas, už 10 jau tu gauni vieną. Ir tada toks pasiūlymas, tada žaliai mes braukysim klaidas, tarsi tai ką nors keičia, ar ne, vietoj raudono žaliai išbraukysim klaidas. Ir man patiko toksai posūkis, kur pas suomius, aš nežinau, kiek iš tikrųjų tai yra, bet esu girdėjęs pas kažkuriam vienam seminare, kad ar su viena kolegė kažkur kalbėjom, kad, aišku, čia reikia pažinti tos vaikus, ar ne, ir tas jau santykis asmeninis, bet kad mokytojas žaliai pažymi, kur tu nebedarai klaidos. Pavyzdžiui, tu visą laiką rašydavai ąžuolas be anosinės, ar ne? Taip. Ir staiga vieną kartą parašė ąžuolas anosinė ir paburkė, tu žiūrėk, nebedarai čia klaidos, nerealu. Super. Ir tu toksai. Arba dabar tokia mintis šovė, žinai, kaip tu matai, šviesinto švietimui duosim patarimų. Kad jeigu, tarkim, yra rašinėlis arba diktantas, pažymėti eilutę taškiuku, kad šitam sakiny, šitoje eilutėje yra klaida. Surask. Ir tu turi galimybę, gavęs, žinai, vėl tau gauni tą pirmą kažkokią peržiūrą, pats įsitaisyti visas klaidas. Ir tuo būdu kažkaip pagerinti savo rezultatą, jeigu tas rezultatas priklauso nuo to. Ir man atrodo, tai būtų, aš tikrai
per kažkiek laiko aš tą klaidą surasiu. Taip. Ir ta klaida man jinai labiau įsirieš į, kad, tai palauk, tai va, kur, jeigu aš ją pats atradau ir atpažinau, o jeigu man ten kažkas, tai ašgi iš karto suvokiu, kad, tai mane, kažkaip nubaudė, čia Taip. kažką tai padarė ir aš tikrai neatsiminsiu, kur aš tą klaidą Ypač, kai padariau. aš jau tipo nieko negaliu pakeisti šią kartą. Taip, jau. Tai gerai, Taip, kaip bus tai- taip, žinai. Tarsi aš pasiduodu likimui tada ir, aš jau čia nebeįtakoju, gausiu tą blogą pažymį, arba ten kažkaip man reikės tvarkyti su tuo, tada prisimti. Faktas, šitas taip. Aš kitą dar klausimą apie šitą visą, nes tu pats sakėjau, kodėl, ar ne, tai va tą prasmės klausimą, tai man atrodo, kaip atrasti tą klausimą prasmės, kaip čia mokykloje pradėti tą, man vienas atsakymas, tai kyla iš karto, tai būtent refleksijos, nuolatinė ta refleksija, ne, kad mes tiek patys savireflektuojam, tiek visi kartu reflektuojam ir apskritai mokymasis greitas, kelias knygas, kažkoks spartusis mokymas, ar ne, kad greitai tu išmoksti tada, kai tu greitai gauni grįžtamą į ryšį. Ir tas nuolatos turi būti šitam grįžtamajam ryšį ir pats su savim ir su kažkuo, kas tikrai išmano tą dalyką, ar ne? Tai tik čia pas mus tas grįžtamasis ryšys įsisuko į tą bausmės momentą. Kad grįžtamas ryšys yra ne tai, kad tu važiuok, pabandyk suprasti, bet blogai sės ten 2-3. Žinai, gal kai kuriem vaikam tinka, tarkim, įsivaizduočiau, kad yra kažkam, ką skatina. Tai kitiem tas netinka visai. Toksai ir apie tai, ką tu pasakai, kad refleksijos apskritai jos trūksta visame kame. Tai mokykla būtų gal ta vieta, kurioje galima jos pasimokinti, kad net kaip ir dabar su to išmokyti mes, yra tos edukacijos, ne tik apie matematiką, ten apie daug ką yra. Ir finansinis raštingumas yra, ir, kiek galima sakyti, mąstymas. Tai jeigu, aš taip įsivaizduočiau, ir mano tas didysis noras buvo, kad jeigu vaikai pažaidžia tą žaidimą, tarkim, finansinio raštingumo, jie turi po to žaidimo apsvarstyti, apmastyti, ką jie pažaidė. Jeigu jie pažaidė iš karto išeina į kitą pamoką, tai man atrodo, kad rezultatas yra labai nedidelis tada. Ir tada gaunasi dar kitas dalykas, kad visos tos edukacijos, kurias mes darome, jos nuvertėja, jeigu mes nepasėdim, nepašnekam su vaikais, o ką jie patyrė, kaip jie jautėsi, ką suprato ir visą kitą. Tai ta edukacija, tai gerai, kažkam užsikabino, kažkam neužsikabino. Galbūt ta refleksija leidžia suprasti, ką ir kiti vaikai patyrė toj pačioj situacijoje. Irgi pastebėti tą, kad galbūt ne tu vienas kažko nesupratai, arba tau vienam sunkiai sekės, kad ir kitiem kažkas, tai kad mes gal kartu galim kažką padaryti toj temui daugiau. Tai man atrodo, tai yra labai didžiulis, atrodytų, kad neturim laiko ir turim bėgti, bet tas nesustojimas ir neįsisąmoninimas dalykų, kuriuos mes mokomės, jis yra pragaištingas. Visiškai. Tiesiog, man atrodo, kad tai yra laiko švaistimas, turėtų būti to daug. Bet čia ne tik, čia bet kurioje veikloje iš principo tas turėtų būti, bet mokykla galėtų būti ta pirmoji vieta, kurioje tu galėtum tą pasimokinti. Visiškai taip, nes aš, kadangi ir pats vedu nemažai tų visokių edukacijų ir tų projektų turiu, tiek su mokytojais, tiek su vaikais, ir dažnai klausiu, kam iš jūsų yra kilęs klausimas, arba mintis prašmėžavosi, kad man šito nereikės. Tai beveik 100% pakelia ranką, kad bent kažkiek kartų sutingi. Ir tada supranti, kad kai mes mokomės, kaip sakant, tokiu greičiu einam per programas, per kažkokius, tai čia reikia, čia tą reikia, mokytojai irgi įsisuka į šitą, kad jie žino, kokie turi būti atsakymai ir greitai turi kišti kažkokias žinias, ar ne? Ir tada vis užmirštam, kad yra tos kompetencijos, kur mes iš tikrųjų turim išmokti kažką tais, ne tik tai atsiminti, ar ne, bet ir su kažkuo susijęti, kažkaip gebėti tai ir veikti tame lauke, ir susijęti su kitais dalykais, ir apmastyti, ir suvokti. Ir tai man patiko gal tas apibrėžimas pačios kompetencijos, ar ne, kad tai yra žinios, plus patirtis, plus įgūdžiai, plus psichologinė būsena, plus fizinė būsena. Plius kažkas dar buvo, aš miršau, patirtis, įgūdžiai, žinios, įgūdžiai, patirtis ir tos visos dalykai, nes jeigu mes, tai, pavyzdžiui, labai gerai mokam, nežinau, daryti arbatą,
Bet šiandien labai blogai jaučiuosi, nes galva taip skauda, kad gali būti, kad aš nebūsiu dėmesingas ir tą arbatą padarysiu blogai. Arba tiesiog kažkas, nežinau, numirė katinėlis, ar ne, irgi tada man neki arbatos darimo. Tai lygiai tas pats, kad mes turim tą visą spektrą, kad mes kartais taip mokytojai susikoncentruoja į tą žinių perdavimą, kas atrodo dabar, atsidarai ir tu ten sužinau dabar dalykus yra. Čia yra tas paradoksas didysis mokyklos. Aš nežinau, neturiu receptų, kaip jis spręs, bet visi suprantam, kad mokyklą baigė, mes tų žinių praktiškai jau nebeturim. Išėję iš mokyklos, jos baigėsi su mokykla. Ir tau reikėtų jau kitą dieną arba ten rudenį spręsti tos pačius matematikos uždavinius, jau daug dalykų tu nebeišspręstum. Tai tada va tas žinių, ta prasme, norėjimas arba dar koncentravimasis į atsiskaitimus tam tikrus. Man atrodo, jisai irgi yra, neša tam tikrą tokią žalą, kada tu nepamatai visumos to dalyko, tu nebandai, tu nedrįsti, tu nepanaudoji kažką kūrybiškai, galbūt kažkokiu nesąmoniu pats neprikuri ir neieškai kelių pats, kaip tą galima padaryti. Tau reikia tiesiog, teisingo atsakymo ir viskas, visame kame. Tai o išėjus į gyvenimą, tau reikia ne atsakymo, tau reikia sulipdyti tą su tuo ir padaryti kažką naujo. Tau reikia įgalinti savo kūrybiškumą, kokį jau tu ten turi. Jisai visur reikalingas. Nes aš tokį išgiduodu pavyzdį, gal pasidalinsiu. Sakau, iš to, ką čia mokytojams ypač, sakau, iš to, kad jūs taip sukonstravė žinias, sakau, tai aš kai mokiausi, mane per šitas informacinės technologijas, sako, mokino Norton Commander ir floppy disko. Sakau, kur dabar man tai pritaikyti. Sakau, tai toksai momentas, kad mes taip susikoncentruojame tai, kas taip svarbu, bet sakau, aš tik dabar suprantu, kad be viso to, kad aš mokiaus Norton Commander ir floppy disko, kurio nebeegzistuoja, kurio dabartiniai mokiniai net nežino, kas tai yra. Bet aš mokiausi išbūti kažkokioj situacijai, kur aš nežinau atsakymą ir tam neapibrėžtume kažkokiam mokiniui. Tada gebėti spręsti problemas, ar ne, kažkaip priimti sprendimus, ar ne, tam tikrą laiką būti su tuo, kas galbūt net man neįdomu, ar ne. Ir kažkur apsimė gal kūrybiškumą, nes ten irgi reikėdavo ką nors sudėlioti iš skaičiukų kažkokį žmogeliuką ar kažką ten kartais. Tai ir aš suprantu, kad ten kompetencijas aš vis tiek lavinau. Tik aš šito niekada nesupratau, tik tai dabar aš pradėjau suprasti, kai apie tai pradėjau gilintis. Tai reiškia, kad tas, aišku, egzistavo, jisai niekur nedingo, bet būtų visai kitoj kokybė, arba aš manau, gal netgi ir įsitraukimas būtų visai kitoks, jeigu man kažkas užduotų klausimą teisingai ir aš pradėčiau mąstyti, palauk, kas čia dar darau, be to, kad darau tai, ką darau. Kas čia dar vyksta, be to, kad konkrečiai aš spaudžiu mygtukus. Ir tada galbūt aš neatrasčiau atsakymo tą sekundę, bet jeigu mokytas padėtų arba duotų pavyzdžių, pats pasakytų, žiūrėkit, va čia tas vyksta, galbūt net nebus tokių kompiuterių, gal jūs viską ore spaudysit, ar ne, gal iš viso minties galia viską valdysit, bet va dabar jūs kažką lavinat, kas galbūt bus reikalinga, net jeigu nebus jokios klaviatūros ar fizinės daugiau gyvenime, ar ne. Tai va šitas kompetencijos lavinės ir tas mąstymas apie mąstymą arba mąstymas apie kaip aš mokinuosi, man atrodo, yra toksai galingas dalykas, kuris yra šiek tiek praleidžiamas. Aš suprantu, aišku, dėl ko taip vyksta, nes skubam, kem 5 minutės ir visą kitą. Ai, aš tai žinok nesuprantu, dėl ko taip vyksta, nes... Inercija turbūt. Inercija turbūt yra iš principo, nes visą tai, ką pasakoji, pavyzdžiui, tai man susiveda dar į tokį dalyką, kad tu buvai pakankamai drąsus bandyti. Kažkoks, pasakoji apie kompiuterį, apie ten flopikus, apie Nortoną, apie dar kažką. Ir tu tą perlipai ir tu gal gyvenime irgi daugiau bandai. Arba tu buvai drąsesnis, arba tave padrąsino kažkas. Mano kartoj ir mano irgi tuose visokiuose mokymuose buvo labai daug baimės. Visame kame patys mokytojai labai bijojo, kad mes kažką tai padarysim, kažką sugadinsim. Viskas buvo kažkokio tai ne, taip tik tai išjungti, taip įjungti, taip tik tai tą padaryti. Ir tu eidavai tas, mano jau tada jau po vidurinės, kai jau mokinausi, aš gyvenime su kompu nedirbsiu. Aš apsisprendžiau nedirbti su kompu, nes
tiek privaryta tokių nesąmonių, kad tu ten bijai pajudėti, nes viskas atrodo vos ne knopkę paspaudi ne tą, viskas gali kažkaip sugesti, iširti, negrįžtamai, tu viską gali kažką blogai padaryti, esminio blogai kažką padaryti gali. Tai turėjau atkovoti savo tą drąsą iš vatūvo visų technologijų, kad galėčiau, tai palauk, tai padaryta žmonėm, ne kažkam žmogui padaryta, tai vadinasi perprasti, tai gali perprasti ir perpranti. Tai va su tą eliminuot maksimaliai padrasint vaiką bandyti kurti, daryti. Kažkaip va taip, nes baimės, tų baimių gyvenime ir taip yra, kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus turi tų baimių, tai jam papildomai kažkur dar, mokantis visiškai nereikalinga. Tikrai, tas drąsos momentas, tai tikrai ypatingai. Man atrodo, ir tas vertės, savivertės klausimas, ir iš tos drąsos irgi, aš irgi jaučiuosi nuvertintas ir visa kita, ir tos mokyklos, ir tada paskui turi kovoti, kažkaip atrodo, kad tu kažko negali, kad tu kažkaip, ne, čia vis tik tai ne tau. Aš tau papasakosiu istoriją, kaip aš buvau įvertintas. Iš atvirkščios, tokia atvirkštinė ta pusė, bet mūsų mokykloje dar buvo tuo metu braižyba. Ir ten apart to, kad reikia kruopštumo kažkokio ten, bet yra tas, dabar jau vadintum 3D matymu, žinai, kad tu gali figūrą apversti iš kitų pusių, pamatyti, kur taškas yra padėtas ir ten, ir jeigu dar įgebi nubraižyti ir ten sudėlioti visą ką, tai, tau sekasi vadinasi ir gerai perpratai tą dalyką. Tai aš supratau gerai, nes mano tas vizualus matymas yra geras, aš galiu galvoj vartyti figūras ir ten matyti, kur tas taškas atsiranda. Man tai nėra sudėtinga, kitiem galbūt sudėtingiau, bet čia tokie ir prigimtiniai dalykai. Ir ta mokytoja pastebėjo tą, kita ta pusė buvo, aš nedarydavau namų darbų. Aš nebraižydavau namie. Kiek mokykloje nubraižau, tiek ir viskas tada neatsineždavau ir mano pažymiai buvo 5-baliai sistemai, buvo 5-2, 5-2, 5-2. Ta prasme, kad gerai suprantu, bet nedarau, neatsinešu arba ten dar ant priežasčių. Ir kai jau vedinėjo trimestrą, ta mokytoja kažkaip tai pasižiūrėjo mane ir man prie mano akių iš tų žurnale, čia ne šiaip kažkur žurnale, iš 2 tai ištaisė į 5 visus. Ir išvedė 5. Tai, toks labai, labai radikalus, kaip mokyklai, įvertinimas, bet aš supratau, kad jinai vertina mano tą žinojimą ir mano tą mokėjimą ir kad aš jaučiausi gerai, nes aš supratau, kad aš tą dalyką žinau, nes aš pats žinau ir kitiem galėjau padėti. Tai yra toksai radikalus būdas, bet yra tų momentų, kada įvertina. Tai kitur visaip, labiau gal tu toksai visą laiką lik nepakankamas, lik tai dar lik mažai, lik dar kažko trūksta, lik dar. Tai yra tų ir gerų pavyzdžių. Super. Tai kaip tik čia gal beveik ir atsakėjai vieną klausimą, kurį aš svarsčiau čia visą savaitę. Ar turi kokią istoriją vertą kino? Kino. Čia taip sutrumpintai, aišku, turiu galvoje, kad kartais, nes kasdienybėje vyksta daug dalykų, tai kažkas gal tau surezonuoja dabar apskritai. Čia matai, prilipom labai prie mokyklos, man ta mokykla ir prilipus ir tos istorijos. Bet gerai, galim iš ten, nes ta istorija buvo visai verta kino apie ta istorija galbūt verta, aš bėgdavau 1 klasė iš pamokų. Tai nebus labai, tai bus paaugliam, tai būna filmas, toksai. Bėgdavau iš pamokų ir eidavau į kiną. Ir mes čia gyvenom prie Dzeržinskio Kalvarijų turgaus. Mano 1 klasė aš jau į 9 vidurinį, į Kristoforą dabar. Ir aš nuo vaikystės kažkaip turėjau tą pasitikėjimą, tarsi manim tėvai, mama ypatingai pasitikėjo, kad aš jau 1 klasiai eidamas, aš jau praktiškai visuose kino teatruose buvau Vilniaus. Jau ir mane vedė ir paskui vieną paleisdavo. Tai aš 7 metų eidavau vienas į kino teatrą. Per pamokas. Tai
tada iš pradžių ne per pamokas, bet po to jau kai, ir vėlgi čia, matai, sukrenta daug dalykų. Aš pradėjau nebespėt, man pasidarė nuobodu, aš pradėjau kažkur atsilikti, bet kažkokį nirtį į savo pasaulį toj pirmoji klasiai, matyt gyniausi aš nuo tų kažkokių tai ten reikalavimų ar ko, ten buvo tokių visokių įvykių, kurie atrodo vaikiški, bet tokie man tada svarbus buvo, kad aš ten nespėjau, pavyzdžiui, diktanto parašyti, aš jo neatidaviau. Ten darėm per fizinį kūlveršius atgal, aš užsilaužiau labai stipriai kaklą ir niekas ten man nepadėjo. Ir, tokių, jie dabar atrodo tokie minimalus, bet aš nirau į kažkokią saviizoliaciją toj klasiai ir man pasidarė visiškai nebeįdomu ir aš galvojau, kad aš tada galiu kažkaip kitaip organizuoti savo gyvenimą. Ir aš parduodavau mamos stiklainius. Okay. 3 litrekus, nes už juos daug pinigų. Ir eidavau, ir skalviai rodė Lesė sugrįžta, arba Lesė grįžta, ar Lesė sugrįžta, jau dabar neatsimenu. Aš tą Lesę žiūrėjau 10 kartų turbūt. Ir visi vaikai eina į mokyklą, o aš su portfeliu einu į kino teatrą. Čia gerai. Ir susitikdavau ten kitus vaikus, kurie eidavo į antrą pamainą ir sako, tai kaip tu, Audriau, čia su ta kuprinė tam kino teatre. Bet sakau, tai ir aš į antrą pamainą. Žodžiu, kurdavau aš ten istorijas, visokias kol. Paskui, aišku, prasidėjo ten mokykloje. Tada man pasidarė gėda, nes jau gėda eiti į mokyklą, nes žino, kad aš neinu. Tai aš tada iš vis kažkur tai jau pradėjau grybauti. Tada mano draugas buvo vyresnis ir iš to paties namo 2-3 klasėm, gal aukščiau. Ir mes, pavyzdžiui, jisai į antrą pamainą eidavo ir susigalvojom, kad mes šiandien lipsim Gedimino kalną. Toks vienas pirmokas, jisai gal ten 3-okas ar 4-okas. Prisipirkdavom gliukozių tablečių. Tokie buvo vaikų saldainiai. Tokie 4 kapeikos tada kainavo, tokia paklodė tų. Ir, aš tada rublį gal neturėjau ir aš tai vaistininkai sakau, man už visus, sako, tu apsivemsi. Šnekam tau tiek tų gliukozės tablečių, nepardavė man net atrodo, bet su tom gliukozės tabletėm ir lipom į Gedimino kalną iš kitos pusės. Ir užlipom į viršų ir ten buvo ta tvora. Aš belipdamas buvo ruduo ir šlapė ir slidu. Išlaksė tos tabletės mano, ten, žinai, viską pamečiau ir kol užlipom, supratom, kad nėra kaip pralyst, nes visur ta tvora akmeninė, bet kažkur ten pralydom ir mano draugas Gediminas buvo ir su to draugu užlipom į Gedimino kalną. Tai aš užsiminėjau tokiais reikalais, paskui ėjau žvejot, irgi vaikai eina į mokyklą, aš einu žvejot prie Neries, meškerės neturiu, bet būdavo tie tokie rinkinukai, kur plūdė, švinas, kabliukas ir žilka ant tokio suviniuoto, tai man meškerės nereikia, tokį tiesiog atsivinioji ir žvejoji. Tai žvejojau irgi su to draugu eidom žvejot, paskui irgi iš tų jau tada atsiranda kiti dalykai, jau atsiranda visokie bandymai, pavogiau žaislą iš parduotuvės. Kažkokią matyt, gal kažkokią pradėjo ryškėti, gal ar kleptomanija, ar kas nors, arba šiaip smalsumas tiesiog. Kad pavogiau tą žaislą, irgi pamokų metu čia ir grįžau namo, negrįžau, bet pakeliui supratau, kad aš negalėsiu papasakoti, iš kur aš tą žaislą turiu. Kad, bet viską labai nuodugniai prasvaršiau, kaip jį pavogti. Kaip įsidėti į rankovę, kaip praeit, kaip apsimest. Nežinau, iš kur aš tą žinau, bet žinojau, bet sugrįžau atgal vėlgi taip pat ir atidaviau tą žaislą iš rankovės, padėjau. Irgi slapta grąžinai. Irgi slapta grąžinau. Nepastebėjau nei kad pavogė, nei kad grąžinai. Taip, kol paskui mane parišo, kad aš nebevaikštau į mokyklą. Ir tada aš sukūriau istoriją, kad man neleidžia į mokyklą. Paaugliai vaikai, aš einu į mokyklą, nors atstumas ten buvo labai mažytis, kad perima mane paaugliai ir jie uždaro į tokį seną namą ir neleidžia mane eiti į mokyklą. Pasakau labai įtikinamai
Ir ten buvo netoliese toksai namas apleistas, ir ten vaikai vieną kitą gazdindami, žinai, ten, oi ten tam, žinai, kaip vaikai, tą matė, ten kažkas, ten vyksta tam name. Nu tai aišku, man buvo bazė, žinai, tokia džiaga istorijai. Ir aš sukūriau tą istoriją ir žmonės pradėjo ją tikėti. Ir aš jau supratau, kad būdamas vaikas, aš supratau, kur aš jau klaidžiu maždaug. Ir tėvas mane vedė į miliciją, tuometinę miliciją, kad reikia kažką su vaiku daryti, nes vaiką neleidžia į mokyklą, perimdinėja, žinai, vaikas nebaigs 1 klasės, kažkas bus blogai su juo. Ir tėvas nuveda mane į miliciją ir milicijoje duoda man kartoteką nusikaltelių, paauglių, tokia nuotraukos su kažkokiam biografiniais faktais. Ir sako, tu dabar versk vieną po kitos ir pasakyk, kurie. Nes aš jiem nupasakau, kad yra 3 paaugliai. Išvaizdą visų nupasakojau, kaip atrodo, žinai, kokie plaukai, kokio ūgio, kokio stambumo, kokio ką. Ir pradėjau verst ir aš tada supratau, kad jeigu aš dabar kažką pasakysiu, besiu į kažkurį žmogų, tam žmogui baigsis blogai. Ir aš perverčiau visą, irgi ten su tam tikra vaidyba kažkokia tai ir pasakiau, kad čia jų nėra. Ai, nėra, tai tada tėvui prisakė sako, tai jūs dabar turėsite lydėti kiekvieną rytą savo vaikus, savo vaiką į mokyklą. Nes aš pats eidavau, žinai, kadangi manim kažkaip pasitikėjo, aš visur pats vaikščiodavau. Ir tada tėvas mane lydėjo. Vieną dieną, kitą dieną ir niekas manęs nebeperėmė daugiau. Ir išriškėjo mano kažkokia, tai nors aš nepasidaviau iki paskutinio. Ir tada klasėje mokytoja pasisodino mane prieš klasę, taip ant kelių ir jinai sako, bet Audriau, sako, tu pasakyk, ar tai tiesa? Aš taip mokytoja, tai aišku, kad tiesa, kaip aš galėčiau įsigalvoti. Ir turėjau labai gerus draugus, žinai, klasiai. Jie mane puolė ginti tada ir Sako, taip ir buvo, mes matėm 44 policijos mašinas prie to namo. Ir tada išaiškėjo, kad aš čia truputėlį prikūriau. Tai man buvo išaiškėjo, tai tu pasidavei paskui, kad čia... Aš net nežinau, žinok, aš turbūt buvau toks nesuprastas, kažkaip iškeltą galvą ten kažkur tai jau. Nepasakiau, niekam neprisipažinau, kad čia mano istorija. Tik tai paskui mes jau persikeliam dėl visokių ten priežasčių, jau išsikraustėm iš Vilniaus. Ir man buvo žiauriai gėda, man buvo labai labai gėda. Aš ilgą laiką net negalėjau vaikščioti tom vietom, nes man atrodo, kad visi mane mato, visi dabar mane mato. Tai va, tai tokia buvo mano... Tokia supinta viskas. Mokykla, ta, kuri man tokia buvo pakankamai svetima. Kinas, tą, kurį labai mylėjau ir eidavau į kiną ir galėjau žiūrėti ištisai belekiek kartų tą patį. Ir va tokia 1 klasės vaikų istorija, kuri gal nesibaigė tragiškai, kaip galėjo baigtis. Nes jeigu būčiau įsivėlęs ten dar į visokius parodymus, būčiau užvėlęs daug labai istorijos. Tai va, tai tavo mokykla. Bet vėlgi čia, žinai, Tai tėvai sužinojo, kad čia buvo sukurta istorija? Kada sužinojo, jeigu sužinojo? Tėvai sužinojo, tai sužinojo, nes tėvas vedė, nes pranešė, kad aš nevaikštų į mokyklą. Ta prasme, vaikas išeina į mokyklą ir kažkur... Bet kad tavo istorija išgalvota, jis iškart suprato? Mama suprato, kad kažkas yra čia nesusiveda galai, žinai, nors labai įtikinamai viskas atrodo. Tėvas labai sigando, nes pats problemų turėjo, žinai, su teisėtvarka, žinai, tai jam buvo baisu, bet aš užtikrintas buvau tą savo istoriją ir aš supratau, kad net realiai, net gal kažkurio momentu net pats patikėjau, žinai, kad taip gali būti, kad net taip kažkaip panašiai ir yra, galbūt ne taip tiksliai kaip pasakai, bet taip yra, tai va tokia va būtų kino mano istorija 1 klasės. Super. Bet vėlgi čia, žinai, matai, tas mano savarankiškumas, jisai truputėlį pabėgęs buvo ir aš jau pats organizuodavausi kaip ir ten dar lankiau chorą
moksleivių rūmose, kur Gedimino kalno papėdį Mm. buvo pionierių rūmai. Taip, taip. Tai ten, vaiko eiti į chorą, nors man patikdavo labai dainuoti, bet vaiko eiti į chorą, tai sudėtinga, nes irgi nesupratau, kodėl. Kažkaip nusau, ką aš čia, o plius eini ir prie operos ir baleto teatro ledas, žinai. Taigi, Ant užpakalio čiuožinėti, žinai. Tai tu to negali praeiti. Tu, ta prasme, eini į chorą ir stringytis to ledu, atčiuožinėjai tą laiką ir eini namo. Tik tai tiek, kad mama sako, Audriukai, tai o ką mokinu, kokias dainas mokinatės dainuoti, žinai. Kokią dainelę išmokai, žinai, dar. O aš tą pačią, žinai, čirų vyrų vituriukas už tarybinių laukų, o aš ten traktoriukas ir ten kažką tai. Ir sako, kaip tas vaikas, žinai, tiek, tai čia kankinė tada, jeigu vaikui, žinai, metai laiko ir tą pačią dainą drožti, žinai, apie tą traktoriuką. Ir jinai suprato ir tada išaiškino mano kitą, žinai, klastą, kad aš ten čiuožinėjau, žinai, ant to ir pračiuožinėjau visą žiemą, ant to ledo. Tai va, tai čia va kita pusė, žinai, aš užtat labai stebėdavausi, kad kitų vaikų, pavyzdžiui, neleisdavo vienų arba vesdavo visur. Tai man buvo tokia nesąmonė, tai kaip tai viską tu žinai, varai ir parvarai. Bet supratau, kad ir tokio dėmesio galbūt reikėjo kažkur, kad tiesiog, gal nebūtinai primiktinai, nes būtų uždusinę mane tas toksai, bet kad tiesiog pulsą palaikyti daugiau, kad kur aš ten, ką aš ten iš tikrųjų veikiu. Aš nebuvau ten labai piktybiškas, bet tas labai slidu, žinai, tu labai greitai gali, nes ten žaislą pavogiai, ten saldainį pavogiai kažkur. Tai su to dar prie operos ir baleto teatro buvo, kad ten pačiu Šalna parduotuvė tokio maisto buvo. Ir, tai ką, tu čia žinėjai ir nori kažką pasistiprinti, eini į tą Šalną, pinigų tai neturi. Ir žiūri saldainį praplėštą, žinai, vieną paėmį, išeini suvalgai, žinai, grįžti, dar vieną paėmį suvalgai. Niekas tavęs nepagauna, niekas tau nieko nesako. Ir paskui, kai stvėrė mane už tos saldainius, nors ten juokinga tas, kas ten kažkoks metinukas, žinai. Ir greitai, žinai, sandėlį, tai sako, ir dar rusiškai atsimenu ten, bet aš jau mokėjau, žinai, nes kieme mes kažkiek žinojom. Sako, tai ir prie tokios dėžės pastatė. Sako, imk dabar kiek nori. Imk, valgyk čia, neškis namo, valgyk kiek nori tų saldainių. O aš jau supratau, kad dabar tai jau tikrai bėda, žinai. Ir atėjo tas toksai gruščikas vadinamas. Sako, paleisk tu, žinai, jisai daugiau taip nedarys, o ta vedėja sako, skambinam į miliciją ir priduosim, žinai, tą vaiką, žinai, kad čia apsimokas. Bet buvo jau labai laikas, 8 valandos turbūt vakaro, kad kvotė ten mane, kokioj mokykloj tu mokiniesi, aš ten meluot, žinai, kad ten visai netoj, vardą sumelavau savo viską. Vienu žodžiu, ten tokia istorija buvo kaip tikro vagiuko tokio mažiuko. Tai tas grušikas realiai mane išgelbėjo nuo bėdų. Jisai pasakė, sako, aš matau, kad jisai daugiau taip nedarys. Ir nebedarei? Ir nebedariau. Super. Ir nebedariau, praktiškai man labai svetima buvo tada bet kažkas persivertė viduj. Žinai, kad aš nesupratau, kaip tas įvyko, man buvo tokia gėda, žiūri, aš išėjau iš tos parduotuvės, aš ėjau net kampais kažkokiais, kad žmonės manęs nematytų, nes jie visi matys, kad aš tuos saldainius ten vagiau tai parduotuviai. Ir po to man tas visas vagimo, tas procesas kažkoks, tai man jisai išvirto visiškai atvirkščiai, aš tiesiog nesileisdavau net į gundimus kažkokius, nes tų progų gyvenime visada, žinai, yra kažką tai biškai nugvelbti. Tai buvo man pamoka, tai čia tokia. Tikrai filmo vertos istorijos, nerealiai. Taip, tai dar vienas toks pabaigai klausimas. Kokį klausimą tau turėčiau užduoti, kurį tu jauti, kad vertėtų atsakyti? Ką gal dabar veiki? Ką tu dabar veiki, Audriu? Pasidalink truputėlį. Čia tokia išplaukianti iš anos istorijos gaunasi istorija.
dėl ko dabartinė ta veikla dalinai, nežinau, ar tau esu pasakos, gal ir nežinai, šiek tiek yra susijęs su teatru. Jau tas šiek tiek yra turbūt 10 metų kokių, kad darbo ta dalis kaip ir pasakau su švietimu kažkiek tai persidengia, arba iš to aš išmokau tų dalykų, ką ir tu pats irgi darai, ką Justas Tertelis daro, tam tikrų tokių fasilitavimo, moderavimo dalykų. Aš kitaip dar įvardinu tam tikrų tokių mediacijų, nes aš suprantu, kad suprantu ir nelabai noriu kažko tai mokinti, bet noriu sukurti aplinkas tokias, kad žmonės patys galėtų išsiaiškinti, kaip jie patys dabar ten yra, kaip jie jaučiasi, kaip būna ir ko jie patys norėtų. Tai kad mano užduotis yra padėti sukurti tą aplinką ir pasijausti jiems saugiai. Tai va tas buvimas to teatro, jisai kažkaip atsirado gyvenime dar papildomai, bet turbūt irgi iš to, kad labai buvo artima kinas. Kinas buvo labai artimas iš vaikystės. Ir paskui dar bandžiau su tavim mintys, aš nekėdamas, eidamas prieš podcastą, galvoju, jeigu vat išsirutuliotų tą temą ir tu paklaustum, žinai, apie taip dėl ko. Ir paskui aš pabandžiau tai atsakyti, kad mano pirmas susidūrimas su, bet čia turbūt apskritai su vaidybos tokiu menu ir vaidybos darbu galbūt, arba jo įvertinimas. Būdamas vaikas, ypatingai kai žiūrėdavau dar su tėvais filmus, aš neleisdavau man žiūrėti tų filmų, bet ten pro lovytės kampą prasiplėši, nes kadangi vieno kambario bute gyvenu, tai tu neišvengsi kažką, tai vis tiek pažiūri, ką tėvai žiūri. Ir kokie ten tie filmai, kokios rodin, tai apie karą ten greičiausiai, didžioji dauguma buvo apie karą, arba šiaip kažkokia. Ir man didžiulį įspūdį palikdavo, apart to, kad ten muzika skambėdavo irgi labai svarbu, bet žiūrėdamas filmus apie karą, aš galvodavau, kad tuos žmonės, karius, pavyzdžiui, kuriuos nušauna, kad jie pasiaukoja tam darbui. Kinui pasiaukoja. Kinui pasiaukoja. Kad tie aktoriai ateina ir jie supranta, kur jie ateina, ir jie dėl kino juos nušauna ir tai yra tiesiog toksai darbas. Mirti dėl meno. Mirti dėl meno. Ir matyt, aš paskui jau supratau, kad nenušauna jų iš tikrųjų, bet tas tų žmonių kažkoks tai gebėjimas vis tiek numirti, kai reikia. Ir tas gebėjimas pasiaukoti, man jisai visą laiką darė įspūdį. Ir matyt, aš kažkur tai pasąmoningai visą laiką labai vertinau aktorių darbą. Ten visi yra kiti įdomus darbai ir ten pats kažkada į režisūrą svarčiau studijuoti ir taip toliau, bet ypatingai man buvo svarbus aktorių darbas. Ir va dabar, jau būdamas jau tokio amžiaus, nudreifavau viena dalis tos mano veiklos nudreifavo į teatrą. Ir dabar jau, kažkiek laiko tai pagrindas buvo Lėlių teatrai. Lėlių teatras, Klaipėdos Lėlių teatras, tai mes jau 10 metų dirbam, bet paskui atsirado ir Klaipėdos dramos teatras, vieną kartą esam darę. Ir dabar vis atsiranda vėl naujų kažkokių tai dalykų. Ir stovyklos lėlininkų, kur irgi ten darau ir kažkokius panašius dalykus. Tai supratau, kad va dabar aš kažkaip tai įgyvendinu tą dalyką ir darau irgi, ką suprantu ir kas visai pavyksta. Aš tas irgi labai, kaip, žinai, kur lendu, kur nereikia ir tas kainuoja man labai daug, bet tame visai matau prasmę. O tai praplėsk, nes teatras tai labai platu gali būti nuo, kaip sakant, vadybos, administracijos, kaip sakant, visų marketinginių reikalų iki scenografo, kostiumo dailininko, aktoriaus, režisieriaus, apšvietėjų ir taip toliau. Tai ką tu tam teatre veikia, jeigu taip tiksliau? Tai tas veikimas, tai mano yra, aš susikūriau tokį pats savo tokį modulį, bendrystės gale, taip labai iškilmingai vadinasi ir galbūt taip truputėlį patetiškai gal skamba, bet jisai atspindi visai tą dalyką, ką mes ten kartu darom.
kad mūsų buvimas atskleidžia kažkokius bendrumus, tai kas mus vienyje. Nes paprastai, kaip ir tu sakai, teatre dirba, ypatingai jeigu tai visas ar mažesnis teatras, tai labai įvairių žmonės dirba. Ir dažnai pabėga ta pagrindinė kažkokia tai mintis, dėl ko mes čia esame tam teatre. Tai tas, įsivaizduoju, tas mūsų pabuvimas, jisai karts nuo karto, jeigu mes kartą metuose tą pasidarom ar į pusmetį, jisai mums padeda truputėlį vieniem kitus geriau pažinti, apčiuopti, ką mes veikiam ir atrasti tokius bendrus norus ir taškus. Žinai, aš galiu vienas labai norėti kažko tai teatre, bet kas aš vienas teatre? Aš turiu rasti kažkokių bendrininkų daryti. Tai atrasti tuos bendrus dalykus, ką mes kartu norim nuveikti. Nes nėra taisyklės, kad teatrai būtinai turi tą nuveikti, bet duotasis teatras, jeigu yra 10 žmonių ar ten 15 žmonių, kiekvienas žmogus tam teatre kažko tai nori, kažkaip įsivaizduoja savo tą gyvenimą teatre. Tikrai yra daug geresnių darbų negu teatras ir geriau apmokamų bent jau. Geriau apmokamų bent jau. Ir tam tikro pasiryžimo ir tam tikros tokios, vėlgi, to paties pasiaukojimo reikia tam, kad tu dirbtum ten. Tai mes per tas arba vieną arba 2 dienas pabandom užčiuopti, kas mus vienyje duotuoju momentu. Ir ką mes norim su tai žmonėm, kurie yra kartu, mes 3 dabar tą darytume. Tai kaip mes kartu galim atrasti, kas mus, kur tie taškai, kur mums visiems rūpėtų ir mes visi 3 galėtume prie to darbo prisidėti. Tai toks tarsi prasmės ieškojimas, kažkuria prasme ir grupės formavimas ir visą kitą, ir bendrų tikslų ieškojimas. Bendrų tikslų turbūt ieškojimas ir toks pažinimas ir pabuvimas, nes ką aš supratau, ir čia nebūtinai teatro jau yra dalykai, mes labai, apie Alkiglį sugrįžtant, mes trokštame prasmingo kartu praleisto laiko. Mes norim prasmingai praleisti laiką vieni su kitais. Ir mes nemokam, ir mes neturim, tos aplinkybės savaime nesusiklosto jos ir reikia kažkokių tai papildomų priemonių, kad mes galėtume tą įgyvendinti. Tikrai taip. Nes, žinai, senesnės kartos, tarkim, teatrai ar aktoriai, jie mėgdavo gal ten kažkur susiburti, išgerti, ateina nauja karta, kuri yra apsivertus darbais ir jie turi lakstyti ir jie turi daug ką daryti, jie jau nebėra to laiko nei gerimam, nei kam, o poreikis būti su kolegom, jausti kitą žmogų, jisai yra milžiniškas. Ir žmonės išdirba gyvenimą teatre ir jie vienas kitą nebūtinai pažįsta, nebūtinai žino, dėl ko tas žmogus atsidūrė teatre ir ką jis čia veikia. Ir turbūt ko mažiausiai nori tai tapti funkcija, ar ne? Kad aš čia turiu ir niekas nenori būti niekas funkcija. Nenori funkcija. Ir dėl to šitas, ką tu sakai, man atrodo, yra ypatingai svarbu. Ir nori būti išgirsti, ir nori būti, tarsi jiem nėra progų pasakyti svarbius dalykus, koncentruotai. Kodėl aš čia, ką aš čia noriu daryti, kaip aš matau situaciją, kas man nepatinka, kas patinka man čia, ką aš ketinu daryti. Nėra tų situacijų tokių. Tai tu tarsi taip fasilituoji tą prasmingą buvimą kartu. Taip, aš gal pats to žodžio fasilitavimas iki galo nelabai suprantu, bet jo. Gerai, aš pasakysiu paprastai, kaip galim suprasti, kas tas fasilitatorius. Sako, kai žmonės įsirinkę, pavyzdžiui, chemikai, fizikai arba bet kokios kitos ryties specialistai nori sukurti kažką bendro, tai fasilitatorius padeda jiems susitarti. Kuria aplinką, kurie gali kartu eiti kažkur savo tikslu. Aš nebūtinai turiu būti labai geras chemikas, kad padėčiau chemikams tarpusavę susitart, kaip geriausiems pasiekti savo išsikelto tikslo. Tai tarsi toksai erdvės organizavimas arba procesų organizatorius toksai, bet jisai moderatorius, tai jisai tiesiog moderuoja. Tu dabar kalbėsiu, o čia tiesiog procesą. Tai vadinasi, tai čia yra toksai fasilitavimas daugiau, nes tu reguliuoji procesą, bet tu stengiasi kuo mažiau kištis į tą procesą. Nes tu tik tai duodi gairės ir tokį veiksmų, tam tikrą, sakykime, gairės planą, bet tai irgi tas planas yra toksai labai bendras, kame žmonės juda ir kaip jie elgiasi. Ir tu garantuoji tvarką ir saugumą kiekvienam žmogui. Kiek jau ir galimybę pasisakyti. Galimybę pasisakyti būtinai ir būti išgirstam. Tai čia, man atrodo,
Tai ne tik teatrui tas galioja, galbūt verslo įmonė, matai, jie žino labai aiškiai funkcijas, kiekvienas savo verslo įmonė Bet turi vis kažkokius daro. planus ir jie tiesiog daro. Teatras, kadangi aktorius dirba apskritai su visu emociniu pasauliu. Ta prasme, jisai vidurius savo nuolatos verčia iš naujo. O kaip jisai jaučiasi, niekas jo nepaklausia. Ta prasme, nėra progų, kada paklausti, nes visi taip gal jaučiasi, arba kiti, kas ten dirba administracijai, gal supranta kaip duotybę tokią, kad tai yra tokia profesijos duotybė. O žmonės to alksta. Tai man yra smagu, aš jaučiu tame tokį smagumą ir satisfakciją, kad tiek, kiek darėm, mums kažką pavykdavo pasiekti ir pavykdavo sukurti tas aplinkas, kada žmonės galėdavo neprakalbėdavo, bet prabildavo taip, kaip jie nebuvo klausiami arba nebuvo tų situacijų. Tai man atrodo, kad tai yra svarbu. Ir tie, kas tą patyrė, jie tokį jaučia didesnį artumą vienas kitam. Bent jau tuo momentu, bent kitą dieną, bent savaitę po to. Tai aš taip tikiu, kad taip yra. Super, labai prasmingas, tikrai įkvepiantis dalykas. Tiesa, aš dar nenuvertinčiau gal ir įmonių, nes iš tikrųjų tai bendra žmogiška nėra, kad aktorius labiau reikia, man atrodo, kartais aktorius patys natūraliai greičiau atsidaro ir pasako, o ten kokio įmonėje buhalteryje taip pat ieško prasmės, tik tai dar sunkiau jiems rasti galimybę tą surasti. Tai tarsi menininkas vis tiek, jisai tarsi, arba gali jisai išsakyti net per savo personažą kartais, tarsi, man atrodo, aktorius, bet aišku, ta prasme, tiek šitie, tiek kiti visiems yra labai svarbus šitas prasmės pojūtis ir bendrystės jausmas. Bendrystės jausmas yra labai svarbu, aišku, jisai, matai, versle nebūtinai verslo organizatoriai nori, kad Dabar jau jie nori, kad būtų motyvuoti. Kad motyvuoti, bet galbūt nenori, nes tu gali netikėtų rezultatų sulaukti, gali kažką tai pakelti, ko tu nenorėsi girdėti. Ta prasme, visame kame, tiek ir versle, ir verslo tų organizatorių ir vadovų, klausimas yra sąmoningumo klausimas. Jeigu jiem yra svarbu būti pačiam sąmoningam ir kad jo darbuotojai būtų sąmoningi, tai tada taip. Jeigu ne, tai tada geriau nereikia. Taip. Bet mokyklose vis dar, kad, irgi tam tikra organizacija, kur jaučiu tą hierarchiją labai stipriai veikia ir iš tikrųjų sudėtingas labai momentas. Aš tau galiu dar to jau į pabaigą visai, bet apie mokyklas papasakot, kur su Andrium darėm ir irgi darydavom tuos jau sėdam į ratą, šnekamės, kaip ir visur. Ir nuostabiausias dalykas ir suvokimas man yra, ko reikia mokytojam kartais, kai vedi tuos, kad jie nori būti žmonėm ir jie nori pasišnekėti. Jie irgi neturi tų momentų ir tų situacijų, kada jie galėtų pasakyti, o kad aš jaučiuosi taip, o man yra taip, o aš norėčiau taip. Jų nėra. Tai per tas refleksijas, nors ten būdavo susijęs su kažkokiam edukacijom, išsikalbėdavo ir tokie dalykai. Tai mes tą labai skatindavom ir supratau, wow, tai mokytojai irgi yra žmonės. Ir jiem reikia tiesiog daugiau tų suėjimų pašnekėti, bet reikia tų situacijų, kad jie nepradėtų, kaip nepasileistų ir patys, reikia valdyti tą procesą, organizuoti, kad jie galėtų... Blogų dalykų kelimas, spaudimasis ir taip toliau. Arba tradiciškai šneka tie, kurie šneka, o tyli tie, kurie tyli. Tai čia fasilitatoriaus. O reikia apversti tą situaciją. Tai dar geras momentas pasiteikai, kaip visur, iš tikrųjų nėra visai taip, kaip visur, kad visi yra tu, nes aš esu ne kartą pastebėjęs, kad ir su mokiniais, pavyzdžiui, su studentų rato, kai kam jau kur kažkam pasakau, kas pirmą kartą čia rate sėdi ir būna nemažai žmonių, kurie pirmą kartą, va čia mes tiesiog esame įpratę, kad kaip visur susėdami ratą, bet tai nėra tas kasdieniška mizanscena. Retas dalykas, kad susėda į ratą, bet rato stebuklas yra nenuginčiamas. Tikrai. Čia Justui Terteliui ačiū, nes jisai pirmasis su to supažinti, reikia jį visada paminėti. Taip.
Taip, puiku, tai ačiū Audriau, žiauriai įdomus buvo pokalbis, istorijos tikrai vertos kino, labai įdomios įžvalgos tiek apie švietimą, tiek apie tavo asmeninę kelionę, tiek žaviuosi tavo paveikslais, tavo kūryba, tekstais. Na tai va, ir pabaigai galim paklausyti kitą versiją tos pačios dainos, jeigu... Jo, tai ačiū tau, kažkaip pats sureflektavau viską, ką čia norėjau pasakyti ir vėl pats išgirdau save šiek tiek naujai. Tai ačiū už galimybę, kad pakvietei, man buvo nauja patirtis. Kaip pradžioje mes kalbėjom, ar ne, kodėl tą darom, nes suprantu, kad čia nieko naujo nepadarysi, bet aš kaip sakiau, nors ne prieš kamerą, kad man šitie podcastai tai yra galimybė mąstyti. Tai tarsi tiesiog reflektuoti, kas vyksta ir tiesiog vienam yra šiek tiek sudėtingiau tą daryti. Tai va. Labai sudėtinga, o dabar visai yra. Ir dar kai pažiūrėsim nufilmuotą, dar suprasim daugiau. Paklausom, gal kažkas čia sugros. Audriau tave matau aš tai. Čia galim ir pašokti beje. Čia dėsi, bet. Ir tada susiriš pasakojimas, kad vaikystėje labai mėgau šokti. Drąsa ir mostė, ir spalvoj ramybė, ir aistra šviesoj. O atskirai tais gabalais dalinsies ar ne? Esi jautrus. Esi prie to, jeigu nori, tau galiu persiųsti. Jo, labai įdomu. Ypač tekste, kurį pieši savo minčių verpetų sukūry, kurį skaitau aš tavo paskiroj. Štai tokį aš tave matau, o koks esi Žodžiai kaip gerai pažint sudėta. smalsu, kiek jau savęs atskleidęs tu, papasakok tu mums, prašau, prašau. Paras. Nupiešk, tapyk, sakyk, eida, tara, ir pailiustruok, ką atradai per tuos metus, kuriuos stebėjai, kūrai tu. Net neaišku, kuris geresnis. Audriau. Taip, bedės pokalbiai apie žinių badą, tikrai dėkingas esu Audriui Karičkai už jo nuostabią tapybą, už nuostabias mintis, Ačiū tau. poeziją, rašymą ir visą veiklą, kurią tu užsiemi ir ačiū, kad pasidalinai su mumis. Ačiū. Ačiū. Iki.